Aš turiu tų įdų, kur supratau, kad man reikia su jom dirbti. Tai taip atsidūriau sales'uose, jokios patirties, jokio nieko. Konkurencija tarp pardavėjų komandos. Kur yra ta riba, kada jinai kuria, o kada pradeda griauti? Žmonės pasikeitė, kaip dirba žmonės pasikeitė, ko reikia, irgi pasikeitė nuo to, kaip mane formavo ir kaip yra dabar. Tai man irgi reikia dabar labai daug dalykų išmokti, kaip dirbti. Tu turi iš savęs būti aktyvus ir varyti. Tokie dirba žmonės, kurie tikrai lipa per galus, ar ne? Lipa per galus ir nori pasiekti tą rezultatą, nes, tau už rezultatų pasiekimą bus tai atsiskaityti, ar ne? Ir viskas yra su tuo gerai. Higiena yra, tiesiog tavo darbo dalis. Dažnas pardavėjas nesupranta, kokią vertę tas CRM-as supildytas gali suteikti jam pačiam. Pardavimai. O kada paskutinį kartą kažką pardavėt jūs? Pardavimai tai žodis visiems keliantis įvairias asociacijas. Lietuvių kalbos žodynas įaiškina, kaip perleisti už tam tikrą atlyginimą. Šio žodžio šaknis duoti apibūdinama, kaip daryti, kad kas galėtų paimti, gauti. O priešdėlis sparčią veiksmui suteikia reikšmę visiškai pilnai arba nurodo atliktą veiksmą. Šios tinklalaidės tikslas yra pakviesti jūs, žiūrovus ir klausytojus, kartu su pašnekovais tyrinėti pardavimų reikšmę, prasmę, filosofiją, didinti suvokimą apie pardavimų naudą žmogui, organizacijai, pardavėjos profesijos ypatumus bei pardavimo kaip transakcijos egzistavimą kasdieninėme gyvenime. Aš esu Domas Dieliautas, šios tinklalaidės įkūrėjas ir vedėjas. B2B pardavimuose esu kiek daugiau nei 9 metai. Šiuo metu vystau savo verslą B2B pardavimo agentūrą Motivo, bei esu geštalto psichoterapijos studentas ir praktikas. Ir nuoširdžiai tikiu, kad pardavimus mes atliekame visi savo kasdieninėme gyvenime. Šiandien svečiuose Gediminas Mikalainis. Atkaklus ir patyręs pardavėjas, šiuo metu vadovaujantis JCDecaux pardavimų komandai. Mielas pardavėja, prieš epizodą labai trumpam noriu įsiterpti 2 svarbiom žinutėm. Viena, kad daugiau nei 90% jūsų žiūrinčių vis dar neprenumeruojat kanalą, tad labai kviečiu tą padaryti. Ir antra, mes perkopėm 1000 prenumeratorių skaičių YouTube. Ačiū jums už tai ir dabar galiu pakviesti jūs prisijungti į narių programą, kur už mažiau nei 1 kavos puodelio kainą per mėnesį galit paremti kanalą ir gauti naudų, išankstinės peržiūras, paminėjimai epizoduose ir kito. Ačiū, kad esat, gero žiūrėjimo ir klausimo. Labas, Gediminai. Labas. Smagu tave matyti pas mane studijoje, podcast'e. Džiaugiuosi, kad ratai laiko ir energijos atvykti ir pasikalbėti apie pardavimus ir ne tik. Man smagu. Man gal labiau smagu toksai. Bus įdomu, apie ką čia mes pakalbėsim. Bus įdomu pasidalinti patirtim. Manau, gerai, čia užžydėsim. Žinai, čia gerai pasakė, aš galvoju, dabar yra įvairiausių devaisų, kurie matuoja ten širdies, ten ritmą, kraujospūdį, miegą ir taip toliau, bet nieks nematuoja smagumo. Tai jeigu būtų toks devaisas, galėtume pasimatuoti. Tai tiem, kas klauso, jeigu galvojate apie naują produktą, devaisas, kuris smagumą matuoja. Būtų įdomu pamatyti tokį produktą. Tai, Gediminai, pradėkime tada nuo pradžių. Galbūt atsimeni, kada buvo pirmieji tavo pardavimai? Pirmieji pardavimai? Reikia pagalvoti gerai. Čia va tas, kur reikia pagalvoti iš tikrųjų. Aš manau, kad tikriausiai su tėčiu gal, nes man reikėdavo jam parduoti kažkokią tai idėją, kad čia aš gerai sugalvojau. Nes aš pradėjau dirbti pas jį, nežinau, nuo 14 pradėjau spaustuvėje tenais maltis, tai spaustuvė turi. Ir pradėjau toj spaustuvėje maltis ir tarp tų žmonių ir kažką. Ir tėtis mane taip ugdė, kad, sūnau, užsidirbsi, tai jau turėsi. Ir kiekvieną kartą ta disciplina ten ir atsirado iš tėčio. Tai galbūt iš to tėčio ten ir yra tas mano reik pasidaryti ir tada tu turėsi, reik dirbti, reik darbo daugiau, kaip ten mokslo vaisiai saldus, ar ne, tai reikia ten eiti ir daryti. Tai ir nuo tos 14 metų, tai kiekvieną vasarą ten aš pas jį galų galiai įsidarbinau ir dirbdavau, ar ne, ir tada man reikdavo sugalvoti, kaip aš turėčiau tą mokyklinę vasarą, pabūti su draugais. Tai man reikdavo
darbe kažką padaryti, parduoti savo mintį, ar ne, kad čia aš daugiau pavarysiu, todėl aš čia biškai mažiau dirbsiu. Tai ir gal nuo to prasidėjo, kaip man reikėjo jam ten pardavinėti tas mintis, kad viskas čia gerai, tėti, nes vasara, savaitgalis arba šiokia diena su draugais išeit pabūt, grįžti 3-8 keliesi į darbą ir tada visą dieną dirbi. Ir tada, jis taip keistai į mane kreivai žiūrėdavo, kodėl aš čia toksai neužmiegu 10 ar nesikeliu 8, ar ne, nes tai va, ta jaunystė tokia ir iš ten ir atėjo ir tas, manau, kad pirmi pardavimai buvo su tėčiu. Kitais žodžiais, pirmasis tavo pardavimų treneris, kad ir netiesiogiai buvo tėtis. Jo, taip. Manau, kad tėtis buvo, kad taip daugiau nieko, galbūt nesurišas su kuo link tų pardavimų, galbūt aš pats dar nebuvo atradęs, kad čia tie pardavimai čia yra ten, kur turi būti Gediminas, nes tėtis galbūt ir buvo tas, kur sakė, sūnau, va čia reikia inžineriją, mokintis, čia pinigai. Ir, aš klausau tėčių, geras sūnus. Ir ten ir eidavau, į tą pusę daugiau, manau. Ta inžinerija, tiksliniai mokslai, aišku, ir brolis didelį įtaką padarė link to, kuris irgi ten inžinerija, tiksliniai dalykai, fizika, matematika. Tai tenais ir tas tėtis, brolis, jie abudu, brolis vyresnis, viską ten daro teisingai, viską dar gerai daro. Man irgi reikia pavyzdį daryti ir mokintis iš brolio. Tai gal iš ten daugiau. Skaičiau, tie du žmonės, kurie tas privertė tos kažkokius, kad ir ne piniginis tas pardavimas buvo, bet jis buvo, parduoti savo turėjai mintį. Tai manau, kad minties ir tos bazinės idėjos pardavimas ir tas ir yra. Tai va nuo ten galbūt. Aš taip gal perverščiau. Čia labai įdomu, dar grįžtant tavo toj paauglystėj, ar vaikystėje vėlyvoji, galbūt atsimeni kažkokį tai dažniausią prieštaravimą iš tėčio ir kaip tu jį nuginkluodavai? Gal toks nebūdavo, gal tas pasitikėjimas daugiausiai būdavo. Jo. Nes būdavo... Bet tau reikėjo užsidirbti tą pasitikėjimą, kaip ir minėjai, kad tu pradėjai mokytis tapti pardavėjų, kad tėčiui įrodyt, kodėl tau reikia daryti vieną arba kitą, tai tau reikdavo apsiginti, parduoti savo mintį ir idėją. Aš daugiau maištininkas buvau namie. Ja. Vienas brolis buvo, kur ten sutardavo viskas, super būdavo, o aš buvau toksai, kur kažkaip kitaip reikia čia padaryti, čia man taip netinka. Taip. Nes vidurinysis vaikas, ten iš 3 esu. Ir toks, manau, kad buvo šiek tiek galvos skausmas tėčiui. Ir tas nuginkluot kaip reikdavo, tai nereikdavo man, jis mane nuginkluodavo. Ir toks būdavo, kad sakydavo, ten sūnau ten paimk ten. Ir tada gerai, pasidarysiu pats, bet aš atsiminsiu. Va tai va būna. Okay. Ir tas toksai, aš atsiminsiu, man, dabar ir sakau tą, ir aš nenorėdavau, kad jis atsimindavo, ir aš tada padarydavau. Ir mes tokius mainus darydom, jis ten per tą padaryk ir tada galės ten, nežinau, kokį pavyzdį paimk, ar ne, į kiemą su draugais, eik duok ten 5 eurų, 5 litų. Tai, gerai, 5 neduodau, gal duodau 10 tais laikais. Ir tas būdavo per tą mainą kažkokį, turi ten sutvarkyti, kažką nuvežti, padėti, atnešti, ar ne, you name it. Ir tada tas toks mainas ir įvykdavo tenais. Sakau, gerai, atskautuoji, ar ne, darys. Aš atsiminsiu, gerai, pasidarysiu pats. Tai tas dar duoda tokio gal ir man pačiam tos disciplinos, ar ne, dabar pačiu, galbūt ir savo vaiką perleidžiu tokio. Griežtumo nėra, galbūt labai laiminga, bet dar mažytė. Ką iš tų dėrybų, jeigu jas galim pavadinti, ir iš to santykio, kur, taip jau sakai, kad atrodo, kad susiformavai kaip pardavėjas, kaip manai, ką atsinešėjai į savo jau profesionalaus pardavėjo karjerą, kur tau už tai mokėjo pinigus, kad tu parduotum prekes arba paslaugas? Aš manau, kad ta tokia disciplina, tas toksai kartais galbūt ne konkretumas, ar ne, bet toks greitis, kur tarsi, jeigu susitari, tai ir darai, ar ne, tai tas susitarimo klausimas, tai manau, kad čia labai labai svarbus, kur tu turi susitarti, ir jeigu tu susitari, tai žodžio laikaisi, čia žodžio žmogus, ir čia iš susitarimo daugiau pusės, manau, kad galima pasižiūrėti, ką tu susitarei su, tarkim, tuo metu su tėčiu susitarei, žinai, kad jis tikrai atsimins.
žinai, kad jis tikrai vykdys ir tikrai laikysi savo žodžio ir tada tau primins, kad kažkas nebuvo ir viskas. Tai aš manau, kad iš ten ateina šitas, kad, jeigu tu pasakei, tai jau tada tau kažkaip pakeisti tą mintį yra toks morališkai, ta moralė jau tada man įsijungia, kad gal čia ne kitaip, aš taip sakiau. Ir jeigu yra bet koks atvejis, jeigu aš ir neatsimenu, kad kažką susitariau, ar kažką pasakiau ir man kitas žmogus sako, mes taip susitarėm. Neatsimenu, bet jeigu tu taip sakai, aš taip tikiu. Viskas tai toks daugiau, kad jeigu ir aš kažką pasakiau, ką mes susitarėm ir man galbūt tas neužsifiksavo, bet kitoj pusėje sėdi žmogus ir jam tas yra įstrigęs ir Gediminai, tu taip sakei. Gerai, jeigu aš taip sakiau, tai taip ir daroma, aiškiai, tu esi teisus. Ir, galbūt čia mane gali labai prigauti ant šito dalyko, ar ne, apžaisti, ar ne, kažkaip, galbūt aš iš tikrųjų taip nesakiau. Bet tada aš prie savęs šiaip teisingas lieku, tada ir galvoju, kad tai yra visai tikra. Ir tada tu tokio žodžio laikaisi, ir jautiesi gerai. Kad kažką gero padarėjai ir, neapgavai savęs. Tai gal čia tą atsineš ir iš juos pardavimus. Prie mainų ir vertybių parduodant mes dar grįšim ir dar noris tavo tą kaip pardavėjo ir dabar jau pardavimo vadovo formavimosi liniją pratęsti, tą laiko juostą. Tai, baigiai mokyklą, tai ir įstojai galų galiai tą inžineriją ar kažkur kitur įstojai? Taip, elektronikos ir važiavau mašinai, veža tėtis pasirašyti dokumentų, nes reikia ten gyvai priduoti pasirašyti ir supildžiau, aš man atrodo, tėtis poligrafiją pabaigęs, brolis ten poligrafiją pabaigęs, ir kaip ir visi spaustuvėje, vienas dirba spaustuvėje, turi spaustuvėje, kitas dirba spaustuvėje. Ir man čia reikia toj spaustuvėje atsidurti, nes visi čia spaustuvininkų šeimyną kaip ir gaunas jau tada, ar ne? Ir važiuom mes į universitetą, ten veža į Vilnių tėtis. Ir tada galvoju, gerai, ką čia pirmą numerį rašyti? Ne. Neatsimenu, ką rašiau. Gal ir rašiau antrų poligrafiją, man atrodo, bet pirmą rašiau elektronikos inžinieriją. Ir mašiną mes kalbamės, žinok, rašyk su poligrafiją, šitą elektroniką, geri pinigai. Elektronika, čia remontuoja, kiek paprašo, tiek turi mokėti, nes tų elektronikų nėra. Ir rašyk elektroniką. Tėtis protingas, tėtis žino. Rašau elektroniką, nes kažkaip ir galvoju, nes fizika, matematika, tikslieji mokslai, galvoju, tai gerai, kas iš tų geriausias, tai geriausia elektronika. Tai rašiau tą elektroniką ir ten ir prasidėjo mano elektroniko kelias. O kaip įsipaišė pardavimai? Toliau ta elektronika buvo, tokia. Visi aplinkui gerai mokinasi, visi aplinkui ten gauna, visi supranta, visi ten kaifuoja nuo tos elektronikos, o aš nelabai. Mokinuosi ir tiek. Ir, ten trigeriai, ten mechatronikos visokios, aš reikia ir darau, ar ne? Ir baigsiu aš tą elektroniką ir viskas. Mes susitarėm, aš pažadėjau, žodžią išmokau. Dar tuo metu gal aš negalvojau, kad aš nunešiu atestatą ir kažką kito veiksiu gyvenime. Ten per sukastus dantis nėra, kad labai man patiko. Įdomu, taip, įdomu. Nauji dalykai kažkokie, žinai, pasakai draugams, čia elektronika kietai, viskas ir ne filosofija, ten nieko prieš filosofus neturiu, bet nepakalbėjimai kažkokie, ar ne, rimta. Čia, taip, jaučiasi rimtai elektronika, čia kietas. Ir baigiau šią elektroniką, darbau tuo metu ten išvažiavęs į studijų, rašiau ten baigiamą darbą, kūriau ten bluetoothinį ryšį ir maksimaliai gerai. Ir grįžau, baigiau, gavau tą diplomą ir galvojau, gerai, reikia darbą susirasti pagal specialybę. Nes baigė elektroniką, eini dirbti pagal specialybę. Ir pradėjau ieškoti ten elektronikos įmonės, tos pačios spaustuvės, kur reikia kažką paremontuoti, kažką palituoti, kažką padaryti. Ir nieks manęs nenori. Aš tada pradėjau tiesiog be skelbimų siuntinėti CV. Labadiena, priimkite mane į darbą, labadiena, noriu įsidarbinti. Ir toks ir nereikia to elektroniko arba studentas be patirties, ar ne? Kaip ir vadovėlis, kurio nieks nenori, ne? Ir tada man žmonos dabartinės draugės sako, Gedai, tu turi eiti į pardavimus. Sako, tu žiauriai gerai kalbi. Sako, eik į pardavimus, bandyk. Sako, draugas dirba įmonė, ten bonusai nerealūs. Sako, kaip jis užsidirba? Sako, maks gerai. Turi ten atsidurti,
tu žiauriai gerai kalbi, pabandyk. Kaip aš taip elektroniką baigiau ir pardavimus, visiškai nesusėdę dalykai. Tada pradėjau ieškoti darbo logistikos, gal logistiką pamanyti, logistikos ten tas su viena, galbūt turėjau pokalbį, jau net nebeatsimenu. Ir vėl kiti nieks neatrašė. Ir tada įsidarbinau pirmąją savo darbovietę Teltoniką. Tai pirmas pokalbis ir pirmo pokalbio ten priėmė iš karto. Tai va, tai tokia mano ta pakraipa nuo elektronikos ir toks greitas sprendimas, kodėl nepabandyti man sales. Ir taip atsidūriau sales'uose, jokios patirties, jokio nieko. Buvo toksai mano galbūt vizitinė tokia kortelė, mokėjau vokiečių kalbos. Tai va, tai tas buvo, kur vokiečių kalba kaip ir retas dalykas, o aš šiek tiek moku. Ir tada įsidarbinęs jos aišku, daugiau pramokau, ten pasisveikinti ir tada pamatydavo klientai, kaip man sunku kalbėti tą vokiečių kalbą ir tada jie bandydavo angliškai kalbėti, jau ten persilaužti į anglų kalbą. Bet vokiečių kalba buvo mano ta kortelė, kuri galbūt man padėjo susirasti tada sales'ų darbą lengviau. Tai va, ir jie kaip tik ieškojo vokiškai kalbančių žmogaus su Vokietijos rinka ir taip aš ten Teltonikoje ir atsidūriau. Ok, tai kiek metų Teltonikoje pradirbai? 10. Ir tai buvo pirma 10 metų pirmas darbas. Tarsi pirma mergina, neužmirštama ir taip ilgai. Tai ar galima teikti, kad Teltonika ir suformavo tave kaip pardavėją su tavo savybėm, su tavo vertybėm, kurias tu nešiesi ir toliau? Galima teikti, taip, kad tikrai, ne su visom galimai vertybėm, nes vertybės jau tu atsineši dar iš savo šeimos. Žmogiškas jo. Kalbant apie vertybės kaip po pardavėjo. Taip, tikrai visiškai galima sakyti, kad suformavo. Ir galbūt šiek tiek dabar tai yra, kartais gali patrukdyti, nes rinka labai stipriai pasikeitė, žmonės pasikeitė, kaip dirba žmonės pasikeitė, ko reikia ir kaip bendrauja, kaip susitikinėja, kaip daro pardavimus, irgi pasikeitė nuo to, kaip mane formavo ir kaip yra dabar. Tai man irgi reikia dabar labai daug dalykų išmokti, kaip dirbti su vienokiais žmonėms, su kitokiais žmonėms, klientais, kaip prie jų prieiti, ką daryti. Tai toks bet pagrindinis, sakyčiau, mokytojas buvo Teltonika. Pridedant tokį vieną sakinį prie to, kad tu paminėjai, kad dabar čia gal ir nelabai gerai, nes reikia prisitaikyti, jis pasikeitė ir taip toliau. Ir su Šarūnu Rapoliu paskutinį epizodą įrašinėjom, kaip tik šnekėjom apie tai ir abudu priėjom, prie tokio bendro konsensuso, kad viena iš ne tik gero, bet labai gero pardavėjo bruožo yra būti coachable. Jo. Tai panašu, kad tu atėjai į tą lauką natūraliai. Jo, visiškai sutinku. Tas coachable, aišku, tu turi, taip. Mokytinas nepridėsiu nieko, kad turi būti tas toksai visą laiką lipdomas, ar ne? Vat gal toks tiksliai, kad jeigu tu pats nesilipdai arba tavęs nebegalima nulipdyti kažkaip kitaip pakreipti, tai jau yra toksai tavo vidinis stabdis. Aš manau, kad viskas tada, jeigu tu neprisitaikysi, tai tu tada arba keisi nuolat kažkokius darbus, ar ne, ar keisi, kur tu esi, tau visą laiką niekas netiks. Tai toks galbūt, ar ne, kur vis tiek tu turi pritapti, ar ne, prisilipdyti prie to, kaip viskas vyksta. Tai tas labai labai svarbu. Teltonikai tu pradėjai nuo kokios rolės? Už ką buvai atsakingas? Gal gali biškai pasidalinti? Sales manager DACH region, tai tas yra Vokietija, Austrija, Šveicarija. Okay. Jo, 3 šalis, man atrodo. O už kurią dalį tu buvai atsakingas? Už visas 3 šalis. Jo, ten yra nišos, dabar 5 berods ar 4 įmonės, jau nebe pasakys, kiek ten tiksliai yra dabar. Aišku, daug įmonių yra visam pasaulyje, bet pagrindinis yra, tai aš buvau tokius telematics, GPS device. Tai ten įsidarbinau, ten dirbo. Bet tuo metu buvo viena įmonė, pardavinėjo viską, visi pardavinėjo viską. Tai ir ilgainiui po to tu išsispecializavai kažką. Ilgainiui visus specializavo, ten buvo daug restruktacijų vyksta, tokie pokyčiai ant pokyčių ir ten būdavo toks moto, nėra nieko pastaviau už pokyčius. Tai taip ir gyvenome su tais pokyčiais, čia keičia kažką, tai gerai. Tai ne kažkoks naujas žmogus, ir jam galima tai stresą kelia, ar ne, kad kažkas dirbo, čia ramiai, sales manager,
Nu, dabar tu čia nepardavinėsi šitų gaminių, dabar pardavinėsi šiuos gaminius. Nu, ir jam ten man blowing sproksta smegenys, kodėl čia mane keičia, kodėl taip nori. Ir iš pradžių ir man buvo, nu, toks įsidarbinau. Po 3 mėnesių mano vadovė išėjo. Linkėjimai Ilonai. Kol kas, nežinau, geriausia tikriausiai mano vadovė, kokią turėjau. Man daug davė. Per tos 3 mėnesius galbūt daugiausiai išmokau iš jos. Kiek per visą ten atėjusį laikotarpį, aišku, neskaitant ir savininko ir taip toliau, bet taip, tai jinai davė tikrai man tokį postumį į priekį, kad gali, nu, jinai mane įgalino sugalvoti, kaip galima padaryti geriau. Tai pradėjau nuo salesų tenais ir aš galvoju, okei. Ir tuo metu išeidinėjau, gerai, Gediminas nori būti vadovu, čia vietoj išeina vadovė, galbūt čia aš noriu, aš jaunas, ten 3 mėnesius pradirbęs ir jau mano ten va tokia ambicija. Čia va čia niekur, sėdi žmonės po 4, po 5 metus išdirbę šalia. Ir aš atėjau ir ką, neturi klientų, nieko neturi. Ką veiki? Skambini, viskas, tu neturi klientų, neturi nieko. Ne už ko užsikabinti, nu turi už ko užsikabinti už naują kažkokį klientą, bet pardavimo jo, kad tau nieks nenuėjo ir nedavė, tau krepšelis, dirbk ir aptarnau. Ne, tau atėjo pasakė, 16 skambučių per dieną, tiek turi padaryti, dirbk ir varyk. Jo, tai nu, aš turiu KPIs. Jūsų KPIs, tai yra kaip čia tas vertinimo vardiklis, užduotis kiekvieną dieną buvo padaryti 16 skambučių. Jo. Okay, taip atrodytų nedaug visai. Tuo metu atrodė, nežinau, kažkaip, aš nežinau, kas būdavo daug, kas būdavo mažai. Tai, nu gerai, 16. Ir pasižiūri, kad, nu, tu neturi nieko, ką daugiau daryti. Tu susiplanuoji savo dieną, kad ten 2 skambučiai per valandą, ten išsiunti komercinį pasiūlymą ir tu dėliojasi taip, ką tu veiksi kiekvieną valandą, kiek emailų ten išsiųsi, kiek tą ir kaip robotas. Susidėlioji ir varai. Yra duomenų bazės, traukia iš duomenų bazės tuos klientus. Čia tik klientai, nes sąrašą, nu, pridėk man ten 50 klientų. Nu ir tada turi savaitę ten darbą. Tada susiplanu taip, kad penktadienį ieškai naujų kažkokių klientų. Ne, per Google, per įvairiaus, dar nežinau, ar LinkedInas buvo labai populiarus tuo metu. Gal net nebuvo labai populiarus tuo metu. Kažkaip gal tik jisai evolvino Lietuvoje. Tai tas toolsas, įrankis gal nebūdavo taip daug per plačiai naudojamas. Nes taip dabar atsimenu, kad tikrai Google, kažkokie tai duomenų bazės kažkokios pagal raktažodžius, realiai pagrindė buvo Google. Kažkokie research, kažkokie išsitraukdavai tą ir tų klientų taip iš ten. Nu tai aš nieko daugiau neveikiau, callinau, ar ne, call. Ne, ir varai. Čia labai įdomu, žinai, nes call-callas yra ir mano tema, mes tą darom su savo įmonė ir mokymus teko vesti ir bendrai, žinai, daugumą pardavėjų, čia biškai tokį lyrinį nukrypimą padarysim, bet grįšim prie tavo patirties. Daugumą pardavėjų, žinai, tu dabar kaip pardavimų vadovas, tikiuosi, kad man pritarsi, galėsi savo nuomonę pasakyti ir prie to, žinai, galėsim prieiti dar ir vėliau, prie dabartinės tavo darbovietės, bet esmė tame. Aš su ko susidūriau, dabartiniai pardavėjai dažnu atveju, žinai, ten pradirbo kažkiek tai mėnesių ar ten metų ir sako, Gediminai, aš esu žiauriai geras pardavėjas, ir to pasiekoja, aš jau šaltų skambučių nebedarysiu, aš jau užaugau, leisiu sekvensus, per LinkedIn outreach'ą padarysiu, gal komandai kažkokiai pavaldysiu. Tai, žinai, grįžtant prie to, kiek metų tu call-callą darėjai ir kaip atrodė tavo disciplina, nes aš tikiu, kad call-callas Lietuvoje ypatingai yra vis dar, nu, nerealiai efektyvus ir labai, labai teisingas ir geras kanalas, naudingai jį išnaudojant. Kiek metų? Manau, taip, aš dar, kaip tu nubėgi, tai aš nubėgsiu, ar ne, grįžti dar prie tų metų. Įsidarbinau ir buvo pirma paroda, CeBIT paroda Vokietijoje ir sėdim ten prie stalo, sėdi vadovai, visi ir sako, pakelkit ranką, kas nori būti, o aš sales ten pusę metų išdirbs, gal metus mažiau, man atrodo. Važiuojam į parodą tą Vokietiją, pakelkit ranką, kas nori būti vadovu. Nu ir aš keliu ranką. Gerai. Daugiau nieko nuo to, nebuvo nieko po to. Ir tada grįžtu atgal į savo cold-callinimo tą metus, ar ne? Aš taip darau prielaidą kokį 3 gal buvo, 4 gal metai to cold-callinimo. Aišku, paskui jų sumažėjo ir ta kartelė vis buvo tokia biškai pamažinama, ten 14, ten dar kažkiek, dabar, nebežinau dabar, aišku, kiek yra, bet pradėjau nuo tiek ir
man vis būdavo, kad, dabar jau kaip ir vadovas, o tai kiek ten palyginė įmonės pasikalbės, kolegom, draugais kažkokiais. Ir, tai ten 5 kolai per dieną, dar kažkas. Ir tada, kai jau tu turi komandą, ir sako, Gediminai, čia žiauri daug. Sakau, mėlėjai, būdavo 16 skambučių. Ir, tai juos varydavo iki paskutinio, reikia ten 20 padarydai, jau čia maks visi plodavo tau. Bet aišku, tie skambučiai, nelygus skambučiai, nes jie turi būti rezultatyvus. Ir ten kažkokie, labą dieną, paskambink man po savaitės arba direktoriaus nėra, tai nėra skambutis. Skambutis yra rezultatyvus, kai tu pasieki sprendimą priimantį žmogų. Ir kažką išsiaiškini, kažką susitari dėl kažkokio sekančio myto, papasakai, padarai prezentaciją, tai jau tu praleidai laiko dalį, už kurią tu gerai, successful, ar ne? Ir tada žiūri, ką follow-upint po to. Tai 3 metai kažkur, manau, buvo tokio. Labai teisingai, kad patikslinai, nes ir čia žiauriai svarbu susivienodinti savokas, žinai, ką mes ko vadinam ir mums būna su klientais, kai sako, tai kokia čia tai KPIs ir taip toliau, tai mes irgi orientuojamės būtent į tą patį, kiek pasiekėm sprendimo priėmėjų. O kad pasiek sprendimo priėmėjų didelios įmonės, tai tų surinkimų ir pakalbėjimų su sekretoriam ir čempionais visokiais ten gali būti ir 4 ir 5. Taip, dar tokia yra, nežinau, istorija, jeigu įdomu, galiu papasakoti. Buvo toks mokytas irgi mokino, sako, pavyzdys, sako, jums cold call pavyzdys. Skambina pardavėjas į įmonę ir atsiliepia žmogus. Labą dieną. Sako, iš įmonės skambino, labą dieną. Turiu čia parduoti jums gaminių. Domina. Tai gaminys ten daro tą, seka, transliuoja, visi įvairiausi features išvardinti, viską daro. Domina mane labai. Kada galima dėl testavimo susitarti. Tai galim testuoti, maždaug po savaitės aš jau galėsiu testuotis, žinai. Ir ten vardinu, tai gerai, tai galim susitarti dėl sekančio skambučio, follow-upinsim, aš atsiųsiu e-mailą, kokį e-mailą, tai jis taip anoj pusė, žinai, pasiema. Tai palaukit, aš tuoj šitą plovimo šluotą pasidėsiu ir atsisėsiu prie kompiuterio, žinai. Ir tada žiūriu, gal nebuvo čia sprendimo priėmėjo žmogus ir tada linkstant link to, kad neišsiaiškinti lūkesčiai, poreikiai, kam tu paskambinai. Tai yra daug dar begalį klausimų kito, kaip atlikti tą sėkmingą skambutį. Ar ne? Tai čia dar linksta. Ir pats žiūrėjau, kad tu būtinai turi išklausti tų kertinių klausimų, kurie tavo pasakytų, kad tu negaištum to savo laiko. Pokalbis gali trukti 20 minučių, galų galiai išsiaiškini, kad su kokio apsaugos darbuotojo kalbėjai įmonėje, kuris tiesiog neturi ką veikti. Ar ne, ir tu ten jau trini rankytėm, kad tau bus čia užsakymas, žinai. Tai tai tas cold callas labai svarbu. Ir tą sprendimo priimantį žmogų pasiekti yra, tik tai, ko tau reikia, tai daugiau nieko nereikia realiai. Aišku, dar būna, kad sprendimą priima keli žmonės, tai čia dar yra labai svarbu, kur ypač B2B įmonėse labai tas yra jaučiama ir ten tikrai priima net tik CEO, gal CEO net nepriims to sprendimo, ar ne, galbūt priims koks nors CTO technikas inžinierius, kuris pasakys, kad su šitais ten man gerai dirbti, lengva dirbti ir aš sutaupau jums tiek ir tiek laiko, su šitais man negerai dirbti. Ar ne, tai, jie ten sėdi, tarėsi. Tai nėra taip, kad vienas žmogus one man show. Taip. Ok. Jo, čia labai įdomi tema ir noris dar tos linijos nepamest. Tai tu apie 3 metus kolinai pradary šaltų skambučių, ką likusius 7 veikiai. Tada ateina, sako, tai Gediminai, žiūrėk, tai būk vadovu. Ir aš to sakau, ne, aš tikrai čia dar gal nepasiruošęs, nes man toks atėjo, sako, dabar tu norėjai, kėlei ranką, būk vadovu. Ir aš sakau, tai kaip čia taip, aš nemoku. Aš tik čia pardavėjas, aš tai nemoku būti vadovu, žinai. Aš kalbėjau, žinai, variau, aš čia pirmas būsiu vadovas, visą ką, vadovausiu, turėsiu savo komandą. Ir tada taip, paskui tik taip po kokių 3 metų supratau, kad mane taip apžaidė šiek tiek. Ir sako, gerai, nebūk, tu būk vyrvadybininkas. Tu čia juos kuruok, mokink, dalinkis čia žiniomis su jais, dalinkis su žinomis, juos čia pakuruok, bet tu nevadovaukim, tu ten tiesiog biški pakuruokas, pamokink. Tu pardavinėk taip pat, bet būk toks senior. Jo, senior. Gerai,
Šitas tinka. Taip. Šitas tinka. Ir tada paskui pagalvoju. Tai Kažkiek ten gal dar ir procentų prie algos, žinoma, atsirado. Jo, čia už tą pakuravimą, čia tau tiek bus, žinai, papildomai, bet tu ne vadovas. Skau gerai tinka. Ir tas toksai pakavimas man galbūt daug tokių įdomių dalykų ir variantų buvo, kuriuos galima ir tas paskui pagalvoju, okei. Aš taip paskui įtariau, kad norėjau mane išugdyti, išmokinti ir galbūt man jie matė kažką tokio, kad, iš tą vertą dėtum kažkokias pastangas ir ugdyti, temti, versti, žinai, per nešti į priekį ir, išsaugyti savo kažkokį tai gerą, kompetitingą vadovą. Tai tik aišku, tas atėjo man po kokį 3 metų, kad paskui pasižiūrėt gal, ar ne, galbūt tam metu man ten žiauriai kažkas nepatiko, bet, paskui tai čia taip ir tai čia, aš esu labai dėkingas, kad taip atsitiko, ar ne? Ir tada buvau tos komandos vyr vadybininkų ir tada jau galų gale, sako, tai gal, nebebūk, tų vyr vadybininkų, gal, jau būkim čia teisingi viens prieš kitą, gal, tai jau tiesiog vadovas, pakeiskim to pareigas ir viskas. Gerai. Tai gal tas buvo metai, toksai, gal bus metis kažkur toks pereinamasis, ar ne? Tai ir iš ten tada grupė. Tada vėl restruktūrizacija, aš ten developinau naują ten kontraktinę gamybą, tada sako, gerai, mes dabar nebedarom to, dabar tu būk business development. Gerai, vėl ten prisidėjo, žinai, algos, viskas, sakai, laimingas aš žmogus, žinai, tada ten padevelopint kažkokį projektą, kažką ten sukurti. Gerai, sako, dabar, Gediminai, nebe business development, tu norėjai, sakai, Ameriką varyti. Tai dabar Amerika developing. Gerai, developinam Ameriką. Tai po tos Amerikos vėl buvo restruktūrizacija ir tada jau atsirado 5 įmonės skirtingos. Iš pradžių ten buvo viena, viskas po vienu stogu, bet profiliavosi viduj. Viskas, ten gaminiai profiliavosi, kas kokius gaminius pardavinė ir tada išsiskyrė 5 įmonės ir tada jau kažkaip žiūrėjom, kur aš geriausiai galbūt galėčiau, tada pasirinkau darbą ten su dideliais tokiais projektais, spec projektais, spec užsakymais, ar ne, kur tikrai jaučiausi gerai ir kad galiu deliverint tą rezultatą, ar ne, ir atnešti tą vertę, ką mes ten darydavom, ar ne, mes spec tokia įmonė buvom, kur kažkokį projektą developina ir jį bandydavom išsukti į didelius kiekius, ar ne, spec įmonė pagal spec užsakymą. Tai va, tai čia taip trumpai apie tuos likusius, gerai, 5 metus, dar liko 2, ar ne, ir galų gale paskui vėl aš tam gavau vadovą virš savęs ir man tas nelabai patiko. Ir tokių, tai jau korona, covidas ir galvoju, gerai. Ir tada tapau marketingo vadovu, taip netikėtai kažkaip. Bet vėlgi vienos iš įmonių, ar ne? Taip. Ir pagalvoju, čia bus ramiau, mažiau ten tų kažkokio pokyčių, mažiau kažkokių distrakcijų, ar ne, žinau, ką darau, susibūriau komandą, darom, bandom išsukti produktą ir atėjo vėl restruktūrizacija. Tai toks po metų gal buvo jo. Ir tada galvoju, nes Teltonika iki tol neturėjo ten marketingo kažkokio atskirų, ten buvo labai naujas šviežias dalykas, marketingo ten skyriai susidėliojo, ar ne. Ir gal taip negaliu sakyti, neturėjau, visą laiką buvo, bet tokio aiškiai išreikšto, kur jau ten konkretų žmonės, tai visą laiką trūkdavo ir tokie buvo, toks kaip ir jaučiuosi, kaip ir prisidėjęs prie su kitais komandos nariais, su to atsiradimu, žinai, visų bendru. Ir tada vėl grįžau į telematiksus ir tada mes susikūrėm atskirą ten marketingo skyrių ir prasidėjo mano tenais plėtojimas, kaip tos gaminius pateikti, ar ne, kaip mintys, kaip pateikti, kaip geriau įgyvendinti, įprasminti, ar ne, kad patraukliau pateikti, tai viskas, kas susijęs su marketingo dalim, nors nieko bendro neturiu su marketingo, no idea, ar ne, bet iš savęs galbūt tos idėjos mane ten atvedė, kiek aš turėdavau tų idėjų, kaip geriau daryti, turėjau kažkokią tai viziją, kurią norėjau įgyvendinti ir labai džiaugiuosi, kad komanda mane palaikydavo ir suprasdavo, gal ir gut čia idėja, gerai darom, gerai čia sugalvojai. Tai va, tai taip ir praėjo, tai 10 metų. Ok, ir po to nuvarėjai dabar į dabartinę, darbuojate JC Deco.
Taip, GC Deco. į pardavimų vadovo poziciją. Taip, ir tai buvo man atrodo geriausias sprendimas, kokį galėjau padaryti, grįžti į pardavimus. Tai aš tada galvoju, okei, tai buvo toks nuėjimas į kitą pusę, galvojau, kad bus gerai, taip, buvo nuostabiai gerai, ar ne? Bet grįžau pardavimus, galvojau, o ką aš pramisinau, ir tai aš čia turiu būti, ir toks savo vidinis patvirtinimas atėjo, kad jo, aš čia turiu būti, čia yra mano. Tai toks vidinį patvirtinimą gavau iš savęs, kad okei, man su klientais visgi yra geriau bendrauti negu ten marketingė būti. Tai... Geras, okei. Pašokinėsim tai biškai per tavo laiko juostą, žinai, aš pats turiu tokį folklorinį mitą iš aplinkos, iš kažkokių, žinai, tai žmonių, kurie ar tai dirbo Teltonikoje, ar tai neįsidarbino galų gale, žinai, esu girdėjęs, vat ir toks šliaužė, žinai, kad vat, Teltonikoje ten labai sunku dirbti pardavėjam, labai didelis spaudimas, didžiulis reikalavimas, didžiulė kartelė, nepasiekė savo KPI-sų, savo tikslų, kažkiek laiko esi atsisveikinamas, žodžiu, žiūri tik į rezultatą, į asmenybę, į žmogų niekas nekreipia dėmesio, čia toks pat burbulas, žinai. Tai kiek tame yra tiesos ir gal bendrai gali biškai papasakoti, žinai, kaip atrodė va ta struktūra, jūsų tikslai, kaip sekės ten jų pasiekti ir taip perinant, kaip, ar dabar tu kažkiek remiesi tą savo patirtim ir dabartinę pardavimo komandą panašiai konstruoji per tikslus? Vienareikšmiškai taip remiuosi, nes aš manau, kad kaip yra tenais, tai yra gerai padarytas. Gerai padarytas modelis, darbo modelis, pardavimų modelis ir jisai veikia ir jie tikrai nebūtų ten, kur yra dabar, jeigu tas modelis kažkoks būtų neveikiantis. Tai ar galėtum čia biškai papasakoti apie tą modelį, taip struktūriškai, gal žinai, tiek gali pasidalinti, galbūt mus klauso dabar pardavimų vadų ir galvoja, kaip man čia sukonstruoti, sudėlioti, turim sėkmingą įmonę. Tai taip, ten yra tikrai, reikalauja rezultato, reikalauja augimo, reikalauja KPI-sų performinimo, tikrai nepasidėsi atėjęs, ten aš atsigerius ten 15 kartų kavos per dieną, 16 kartų parūkys. Ne, taip nebus. Ten ieško performerių ir jeigu tau tinka tenais, kaip yra vykdomas darbas, vykdomi pardavimai ir tikrai labai daug reikalauja spaudžia, okei, dabar gal negali vartoti žodžio spaudžia, bet reikalauja, prašo, tu susitari tikslus ir juos turi vykdyti. Ar ne? Jeigu neturi kažkokių klientų, kaip ir aš pradžioje įsidarbinu, tai skambini, tu turi efficient būti, ar ne, tu turi performint, nes tu nieko neturi ką daugiau veikti. Jeigu įsidarbinęs neperforminu, tada gerai, gal tau čia visgi ne vieta, gal tu turi iš savęs būti aktyvus ir varyti. Ten tokie dirba žmonės, kurie tikrai lipa per galus, ar ne, ir lipa per galus ir nori pasiekti tą rezultatą, nes, tau už rezultatų pasiekimą bus tai atsiskaityti, ar ne, ir viskas yra su tuo gerai. Jeigu jie nepasiektų to rezultato, tada yra, tikrai dabar Teltonika žinoma įmonė, kur tikrai tų darbuotojų yra, kurie tenais nori įsidarbinti. Ir tarsi ne kiekvienam, galbūt sakyčiau, ta įmonė yra. Ir aišku, ten dirba ir mano šeimos nariai. Tai ir jie ten dirba ir sėkmingai dirba ir viskas yra labai labai laimingi. Tai taip, tai yra tokia intensyvi kultūra, kur tikrai iš tavęs prašys rezultato, prašys, kad tu atneštum tą rezultatą, bet suteiks visišką laisvę tą rezultatą padaryti. Ir manau, kad tai yra, savininko geriausias sprendimas suteikti tą laisvę tiems žmonėms, kurie dirba jam, ar ne, kur yra tos įmonės ir jisai visą sprendimų laisvę su sprendimo priėmimus yra atidavęs savo žmonėms. Ir nuo to, kai taip atsitiko, Teltonika labai labai stipriai pradėjo augti. Tai aš manau, kad tai yra tas esminis dalykas, kad tas laisvės suteikimas yra raktas į tą sėkmę, nes tada jeigu tu kiekvieną kartą kažką ten kontroliuosi arba super micromanagins, ar ne, tai tada tas neatsiskleis tas, kas turi atsiskleisti, kad tą rezultatą generuotum.
Bet taip, tai tas burbulas, kur tu ten sakai, jis yra iš dalies toksai tiesus, bet aš tai nematau nieko tame blogo. Tiesiog, tada girdėjau, okei, pasisveria, ar ne? Ar man to čia reikia, ar aš nei gerai, noriu... nei blogai, taip tiesiog yra. Taip, ir aš tada pasisveriu, žinai, okei, tu girdėjęs vieną dalyką, aš galbūt girdėjęs ten kitų dalykų. Ir pasižiūriu iš tos pusės, okei, ar aš noriu kažko kito, negu ten taip kalba žmonės, ar ne? Tai sprendi. Kiekvienas sprendžia už save, kokios ten gyvenimo nori. Ar dabar aš tarp kito įmonė dirbu, ar grįžčiau? Gal grįžčiau. Priklausomai, ką aš turėčiau daryti, ką aš veikčiau, tas nuostabi įmonė. Tiek man suteikus ten visokiausių patirčių skirtingų, ar ne, tiek žmonės, kiek pagalbos susilaukia, kiek visi, tarsi, komandiškai dirba. Aišku, ten, tarkim, pardavėjai yra, tokie, žinai, vieniši ilgai dėl klientų ten jau pakovos. Nėra taip, kad, tai čia mano klientų. Tai imk tu, aš šiandien, ne, taip niekada nėra buvę. Mano klientas. Kodėl skambini mano klientui? Kodėl ten tas? Tai tokia yra, tarsi, ten kovoja dėl kiekvieno kliento. Ir tas yra labai, labai žavinga, bent jau man. Kad, tas toksai yra konkurencija visą laiką tarp žmonių, tarp skyrių, tarp grupių, tarp regionų, kas daugiau pavarys, kas ten, tarsi, ta tokia sveika konkurencija, yra neįtikėtinai gerai. Ok, čia įdomų kampą palėtė, aš turėjau vienokį klausimą, bet natūraliai atėjom iki šito. Dabar tu esi pardavimų vadovas. Konkurencija tarp pardavėjų komandos. Kur yra ta riba, kada jinai kūrė, o kada pradeda griauti? Ir kieno tai atsakomybė? Ar tai vis dėlto pardavimų vadovo yra atsakomybė, kaip sudėlioti ir sukurti tą lauką, tai yra, kad visiems užtektų lydų, kad aiškiai būtų apsispręsta, kieno lydas, ar ten, žinai, jeigu buvo pusę metų nieko neveikta, tada gali pasimti kažkas kitas, ar turi va čia kažkokių atsakymų, tokių konkrečių ir praktinių? Man tai paprastas atsakymas čia nėra kažkoks super ilgas ir sudėtingas atsakymas, sakyčiau, visai paprastas. Svarbiausia sudėlioti tą struktūrą, kas dirba su kokiais klientais. Ar ne, yra ten fermeriai ir hunteriai, pavyzdžiui. Ir, nežinau, manau, visose įmonėse yra tokie pardavėjai, taip skirstami plius minus ir tu jauti, koks tas pardavėjas galėtų būti, ar galėtų būti fermeris, ar jisai iš tikrųjų hunteris. Ir tada tu bandai įsivesti tokią struktūrą, kad pasižiūrėtum, ar ne, kas labiausiai tinka, nes vienas labai stiprus, ar ne, ten aptarnavime, ir jis tai galės iš to aptarnavimo užauginti nerealų klientą ir padvigubinti pardavimus, vien dirbant su ten vienu klientu, pavyzdys. O kitas ima tuos atidarinę duris, eina pramuša, suranda tą lydsą, jam paskambina ir padaro. Ir tada ta konkurencija šitoj vietoj dingsta, ar ne, nes kitas kažkaip nesuka galvos, nes žino, kad visi lydsai keliauja jam. Viskas, ta konkurencija čia nėra, bet konkurencija, jeigu 2-3 žmonės, tada atsiranda, kodėl man, o kodėl ne man, o kodėl būtent čia tam. Tai vat aš čia šitoj vietoj ir klausiu. Ir tada arba keli pardavėjai iš esmės dalinasi tą pačią duombą. Taip, tai tada yra visiškai vadovo atsakomybė, ar ne, tada turite išsijungti, žinai, aš duosiu tam, nes man ten labiau kažkas patinka ar nepatinka. Ar atrodo, kad to profilio pardavėjas labiau... Jo, tu tokį turi panaikinti šitą patinka, nepatinka, nėra. Ar ne, tada eini taip, gauni kiek ten kažkokių ir taip viens tam, ir toks paprastas žaidimukas, bet, okei, vieną kartą vienam geras bus, kitą kartą kitam geras bus ir tokio nesižiūri. Gal kartais pasižiūri, okei, kažkoks yra, žinai, jau didesnis keisas, dar kažką, žinai, tada jau apsitari, žinai, su komanda, pasižiūri, kas geriau galėtų tą suvaldyti ir pagal tai ir deliverini. Ar tau svarbu parduodant duoti? Vedu link podcast'o pavadinimo ir intro meniu, kad atradau, jog žodėje parduoti šaknis yra duoti. Čia toks geras atradimas. Galbūt seniau aš apie tai nepagalvodavau, ar ne, kai tas prasidėjo tas mano kelias, aš vis toks kartais užmirždavau, ar ne, pardavimo eigoje, tai kur čia tas mano vertės davimas, ar ne, aš galbūt link vertės, tą duoti link vertės eičiau. Nes ta vertė skirtingai vertinama, ar ne, skirtingai tas supranta ana pusė tą vertę. Bet aš galvoju, kad
nuoširdumas pardavime yra labai svarbus. Ir jeigu tu esi nuoširdus, tai tada tu duodi kažkokią vertę kitam žmogui, duodi kažkokią naudą, kažkokias žinias, ir tą patį produktą, kur jisai gali tavim pasitikėti. Ir tas atvirumas ir nuoširdumas, tai jau, mano nuomonė, yra vienareikšmiškai kažkoks savotiškai, ne kažkoks davimas kitai pusė, okei, nu, jis nemala ten šūdo ir duoda man pasitikėjimą, aš galiu tavim pasitikėti. Tai gal iš tos pusės, taip sakyčiau, duoti. Ok. Kalbant apie tas vertybės nuoširdumą, galbūt atsimeni, pardavėjai esam tikslo siekiantis gyvūnai. Taip. Ir čia kartais, gali būti toks tas ABC, iš to boiler room always be closing. Kartais gali prasirengti su kažkokiom vertybėm. Ar atsimeni, kada pajutai labai aiškiai, kad aš šito nedarysiu, net jeigu ir tai reikštų, kad aš galėčiau užklausinti dealą. Turi tikrai didžiulę patirtį pardavimuose, B2B, formavaisi tokioj konkurencingoje aplinkoje labai, kur reikėjo performinti. Galbūt atsimeni tokių kažkokių momentų, kada gal netgi ir teko atsisakyti kažkokio sandorio. Taip, dabar net gal skaičiau dabartiniai patirtį. Iš praeities galbūt taip net kaminsiu kažkokio ten to sandorio, bet būna, kad jauti, kad klientas pradeda naudotis tuo tavo kažkokiu tai ta vertė, kurią tu duodi ir, tu lyg ir duodi ir tu žinai, kad tai yra, pasiūlymas, kurio jisai tikrai negalėtų atsakyti. Ir ana pusė turi dar tokio, nežinau, naglumo, paprastai. Čia viskas. Ir tada, taip. Ir tada žinai, kad tu gali duoti geriau, žinai, kad gali pagerinti kažkokį pasiūlymą vieną ar kitą dalį. Bet tada toks, gerai, tada, tai nepirk tada. Ir nupirka. Ir tas toks šiek tiek išmuša iš vėžių, ir tai rodo, tu maks padarei dėl to kliento ir jis toks nedėkingas. Ir tada pagalvoju, bet tai čia yra pardavimai. Ir kita pusė siekia savo maksimalios naudos, bet kokiu atveju. Tai siekia sutaupyti ar nesiekia geresnį dealą gauti. Ir aš taip darau. Ir aš toksai galbūt galiu, jeigu man kažką parduoda, aš kartais galiu pasirodyti toks nedėkingas, tai gal dar geriau. Ir čia žmona manęs irgi, aš parduotuvėse klausiu, ar ne, perkam kažkokį daiktą, ne Maksimoje, aišku, nes ten nepaklausiu, ar pardavėja gali geresnį dealą padaryti, bet parduotuvėse, kažkokius daiktų specializuotų, ar net leinės, kai gal nuolaidą kažkokią. Ir toks kartais nustembi, kad sako, jo, galima, taip. Žinok, aš naudoju lygiai tą patį ir draugams sakau. Taip, vis laik klauskit. Kaip minimum šitas pratimas atpalaiduoja, tiesiog paklausti, ypatingai tiem žmonėm, kurie nėra susidūrę su profesionaliais pardavimais, sako, aš čia bijočiau pardavimai. Nueik ir pabandyk paklausti nuolaidos. Tai aš žinok, aš tai taip manau drąsiai kokį 20% būna kažkas, žinai. Ar tai ten kažką, ir čia net nėra apie naglumą kažkokį, žinai, čia taip, tiesiog, gal tai aš priešiu prie drąsos. Būtent. Ir tada mano žmona taip užsienė, neklausk. Ir toks, gerai, galim padaryti 5%, čia parduotuvės nuolaida. Ok, vis kažkas, ar ne, ten nėra, ten ta pinigų suma labai didelė, bet aš jaučiuosi laimėjęs, ar ne, laimingas ir tada kitą kartą grįšiu. Būtent. Ir toks, services, galbūt jiems tas nieko nekainavo, ir aš sakau, kai suderinėjai ten kažkokį tai derybų planą, ar ne, ir tada tu sveri, ir pagrindinis iš to derybų plano yra susidėlioti punktus, kuriuos tu atiduosi, kurie tau kainuos 0, bet klientui kainuos tai, wow, bus vertė, ar ne? Kažkoks tai, galbūt ta nuolaidėlė buvo apie tai nepagalvojus, bet dabar, kai taip įsivertina, galbūt jam tas nieko nekainavo ir overall jie turi tą galimybę, o man tai yra I'm happy. Ir tas mane sugrąžins čia dar kartą, ar ne? Tai tas toks yra momentas, kur tikrai verta to paklausti visada. Tai sakau, grįžtant prie to, tai ta vertė ir tas toksai dėkingumas, ne, ir nuoširdumas, manau, kad duoda tą pasitikėjimą, kur tau gali pirkti pas tave. Buvai užsiminęs, kad pasikeitė pardavimai, pasikeitė pardavėjai per tas 10 metų.
Ar galėtume vardinti pagrindinius dalykus, kuo vat pasikeitė ir ką matai, kaip pats būdamas, tu dabar ir pardavėjas esi, ir pardavimo vadovas, daugiau išreikštas pardavimo vadovas, kas pagrindė pasikeitė ir, žinai, galbūt pastebėjai kažkokie iššūkiai, su kuriais tau teko susidurti, ten buvo tokia labai į rezultatą orientuota aplinka, dabar tarsi, žinai, visi šneka apie Gen Z kartą, kur tas rezultatas nebūtinai taip svarbu, arba kaip čia, gal rezultatas svarbu, bet nebūtinai bet kokio kaina, žinai, žmonės vis daugiau skiria dėmesio savo jausmam, kas nebūtinai yra blogai, tai vat, kaip tu operuoji, žinai. Aš manau, kad yra labai gerai, kad tas dėmesys jausmam, savęs supratimui, nu tikrai tai yra virsmas, ar ne, visos, tarkim, mūsų kartos, ar ne, kažkoks, kur tu turi persiversti kažką naujo ir nuolatinis yra tas mokymasis. Ir galvoju, kad kas labiausiai pasikeitė, tai susitikimai. Aš manau, kad čia yra labiausiai pasikeitęs. Ką turiu omeny? Turiu omeny, kad prieš tai būdavo, nežinau, galbūt paskambini, žinai, tas telefonų kalba, viską telefonu derė, ne, ir tada važiuoji komandiruotę, susitinki ir sprendi tos klausimus, ar ne, ir dabar tie susitikimai yra tiek pat produktyvus per nuotolį, ar ne, nu, laivų, kas seniau, nu, gerai, seniau, prieš 5 ar 8, 7 metus, nebuvo ten to labai populiaru live meeting, ar ne, visą laiką bandydavai telefonu ir paskui jau tas video skambučiai, ypač po COVID-o, pradėjo jau maksimaliai boomint. Tai manau, čia buvo tas didysis virsmas ir jeigu tu kvieti dabar, pavyzdžiui, Lietuvoje klientą susitikti, sako, tai gal live padarom tą pokalbį, aš čia laiko neturiu, čia dar kažką. Ir tada žiūri, okei, susitaupo laiko, tau nereikia važiuoti pirmin atgal, ar ne, tau nereikia kažką super ruoštis, tu gali ten prie kavos, galbūt net darbą dirbdamas meeting su kitu, aišku, tai nėra labai didelė pagarba kitai pusiai, bet bendrai paėmus, čia manau didžiausias virsmas įvyko, kur tie skambučiai tokie virto iš skambučių, iš mytų gyvų į live Zoom ar Teams susitikimus. Nėra tas, kad man labai ten patiktų. Tai man kažkaip live yra live. Ar ne? Nors tikrai produktyviau, sakyčiau, per nuotolį susitikti. Aišku, jeigu tu turi klientą ilgametį kažkokį ir vis laik tik per nuotolį susitikinėjai, tai neturi to santykio ir jis tada galbūt bet kada gali pakeisti. Ir tas toksai. O dabar, kur aš dirbu šitoj rinkoje, yra toksai santykių verslas. Viskas per santykį ir tas labai man asmeniškai labai patinka tą santykį vystyti. Ir tas toks telefoninis skambutis ir Teamsų skambutis, tai nėra tas, mano nuomonė, kad bildina tą santykį. Okei, tu palaikai tą ryšį, kontaktą, viskas čia yra labai gerai, bet vis tiek turi susitikti su to klientu, papietauti, susitikti ar ne. 10 ryto kavos atsigerti, kažką atrasti kažkokį tai sandorį ar kažką tokio. Prieš einant, žinai, tokius konkrečius skirtumus, ko atskiriasi, žinai, taip kaip tu prieš tai pardavinėjai versus dabar, koks skirtumas tarp pardavimo daikto ir pardavimo paslaugos, kažkokio neapčiuopiamo dalyko, reklaminio ploto, marketingo iš esmės. Taip filosofiškai tai pažiūrėkim, prieš tai ten pardavinėjai daiktus ir turbūt irgi, iš tikro pardavinėjai kažką kitą, kiekvienas daiktas, žinai, organizacija ar ten žmogus pirkdamas kažkokį daiktą, jis pirkdavo kažkokį tai jausmą. Tai kaip manai, ką tu dabar pardavinėjai, kai pardavinėjai reklaminį plotą? Aš manau, kad dabar yra pardavimas, prieš tai buvo ten, turėdavai featuresas, listą, visą sąrašą featuresų kažkokiu ir tada juos išmokdavai, sužiūrėdavai, koks featuresas, kokią vertę klientų suteiks ir ką jisai galės padaryti, gavęs tą vertę. Ar ne? Ir greičiausiai atlieps kažkokį ten taip, ir kažkokią išspręs problemą. Ne, ir svarbia. Tuo metu visą laiką ieškodavai skausmo kliento, ar ne? Kas klientui skauda, ar ne? Kad tu galėtum išsiaiškinti, tas sunkiausias būdavo išsiaiškinti tą klientų problemą. Čia yra, nežinau, tikriausiai visose pardavimų įmonėse tas yra sunkiausia, nes klientas nenori atiduotos problemos. Jisai nenori, jam yra gerai, bet kaip jis čia pasakysiu savo problemas dabar. Ar ne? Tai su tam tikrais klausimais tu galų gali išgauni tą problemą. Ir tai yra tas eksperto statusas, kur tu gali išgauti tą problemą
pasiūlyti vertę ir spręsti, ar ne? O čia klientas galbūt irgi turi problemą, ar ne? Ir jo problema, jis yra nežinomas. Jo produktas neina, jo produktas, jis nori išprominti tą produktą, jis turi būti žinomas, jis turi būti on the spot, visą laiką matomas, ar ne? Ir tas pardavimas šioje vietoje, aš sakyčiau, yra toks tikrai, vienareikšmiškai per santykį, ar ne? Kur tu turi santykį, tu žiūri, ar ne? Ir tas miksas visą laiką yra media miksas, kur tu miksuoji medijas, kur yra TV, radijas, internetas ir laukas, ar ne, ateina. Ir tas visas miksas, ir jeigu tu nori tos sėkmės, rezultatyvios kampanijos, tai iš mano pusės aš turiu tai pagalvoti, kad, aišku, man idealiausia būtų, jeigu viską klientus, tai mes perkam tik tai lauko reklamą ir viskas, aš laimingas, ar ne? Bet mes žiūrime iš tos pusės, kaip tas klientas tą vertę gaus, ar ne? Ir tada žiūriu, pasveria, vis tiek skaičiuojame, dabar, galim paskaičiuoti su įrankiais, kokią vertę klientas gaus. Ar galim biškai taip žingsnį atgal padėti, žinai, gal ne visi iš konteksto suprato, tai tu dabar dirbi JCDecaux ir ką iš esmės jūs darot? Dėl ko pas jumis kreipiasi įmonės ir kur yra jūsų ekspertizė? Taip, tai JCDecaux yra lauko reklamos lyderiai pasaulyje ir Lietuvoje. Tai jeigu matėte stoteles, kolonas tokias miestuose, tai JCDecaux operuoja ir pardavinėja reklaminius plotus šiuose statiniuose. Ar ne? Tai jūs galite turėdami kažkokią įmonę, motyvo gali ateiti, nusipirkti, mes padarysim jūsų pardavimus kitose aukštamuose. Ar ne? Ir tai gali būti jūsų žinutė. Ar ne? Kaip tenais ateiti per lauko reklamą. Tai yra vienas iš įrankių reklamos, kaip televizijas, radijas, internetas, ant troleibusų reklama, tai yra stotelės, kolonos, yra didieji ten tie formatai, kur ten miestuose ten didelis skydas, ar ne, kur ten yra išdėta reklama, tai mes parduodame tą plotą. Ir kiekviena įmonė turinti kažkokią žinutę, komunikacinę žinutę, ateina ir nusiperka tą reklaminį plotą. Okay. Tai čia taip trumpai. Taip. Čia man iš karto labai įdomu. Aš galvoju, kad ir taip man norėtųsi atskirti tokias įmonės į dvi dalis ir po to jas dėjas dar ten tai skaidyti, bet, žinai, pataisyk, jeigu aš klystu. Tai ar nėra taip, kad viena dalis yra tų įmonių, tai tie vadinami inboundai, kada žmonės arba žino savo poreikį, kaip čia, žino poreikį, kad nori reklamuotis, to start with, kad jiem reikia didesnio matomumo, didesnio pardavimo ir taip toliau ir panašiai. Taip. Ir tada pas jumis ateina arba jau labai konkrečiai, žino, ką jūs darot, nori reklaminio ploto, ir ten tada iš esmės šnekat apie kainas. Tada turbūt yra kažkokių tokių, kurie, tiksliau, ar būna tokių, kurie pas jumis kaip pas marketingo ekspertus ateina ir sako, žiūrėkit, žinai, čia mes norėtume pasireklamuoti ir galvojam tiek pinigų išleisti pas jumis, o jūs tada pažiūrit plačiau, kaip tu minėjai apie tą multi-channel approachą, kad yra ir kitų kanalų ir tada kažkur nukreipėt. Ir tada tokia kita dalis, kur čia jau tada hunteriai turbūt daro, kur ateina pas įmonę ir iš viso sukuria poreikį, kad jam reiktų reklamuotis. Ir ar čia kažkiek pataikiau su šito spėjimu? Kaip prieš tai pataikiau visiškai, taip ir yra. Tarsi, aišku, jeigu klientas ateina pas mus, sako, to pinigą ant stalo, suplanuok man kampaniją, nėra taip, kad mes promintume ir kitus kanalus, mes parduodame savo produktą galų gale, ar ne? Bet aišku, mes išsiaiškinam visą vertę, visą, ką jis nori pasiekti, auditoriją, kokią nori pasiekti, kur jis nori būti matomas, koks jo tikslas, ar ne? Ir tada žiūrim, viskas priklauso, aišku, ir nuo pinigų kiekio. Jeigu 200 eurų, sakys, noriu čia nusipirkti reklamos, pasidengti visą Vilnių, tai su 200 eurų nelabai pavyks, tai mes sakom, tiesiog būtų pinigų išmetimas į balą. Tai nėra taip, kad mes vis imam tik tai, ir ne? Ne, mes ieškom klientų, kur yra didžiausia vertė. Ką jis gali pasakyti, ir ką jis gali pasiekti, kokią auditoriją gali pasiekti. Ir tada yra tas poreikio mūsų pardavėjų, kurie sukuria poreikį, kad jiem reikia reklamos, ar ne? Tai ir iš tos pusės yra, nes yra daug skirtingų klientų, ko jie nori pasiekti. Ar ne? Yra retailas, yra tiesiog pavienės įmonės, B2B yra, kur irgi toks, sakyčiau, segmentas, kuris galbūt dar netradęs tos konkrečiai lauko reklamos, nes čia yra dar niša jiems, kurie galėtų ateiti, ar ne, ir būti tam toje lauko reklamoje, nes jų ir klientai specifiniai, kaip ir pradžioje kalbėjom, B2B, yra tokia, viskas, B2B yra B2B, B2C yra mass market. Kaip jūsų
klientai atrodo ir ar jūs čia juos skaidot, kiek jų yra, kurių klientai yra B2C ir kurių yra B2B? Ar yra tiesiog B2C pagrindė? Pagrindė B2C. 90 Nu, procentais? Net neįvardinsiu procentais konkrečiai, bet grubiai paėmus didžioji dalis yra B2C klientų, nes vis tiek yra laukimo paviljonai. Tai laukimo paviljonai, vitrinos, centrus, kur yra daug pėsčių ir ir mašinos važiuoja. Tai ir pėstiesiems, ir automobiliams, ir autobusų ir viešo transporto žmonėms. Ir dviratistams. Ir dviračiams. Ir paspirtukininkams. Taip, paspirtukininkams. Tai yra visiems pritaikyta ta medija, tik tai klausimas, vėlgi, jeigu yra B2B, ką jisai nori pritraukti, kokią jisai žinutę, nes viskas, pagrindinė sėkmė, sakyčiau, gal taip didžiausia sėkmė priklauso nuo maketo, kokį paruoš, ar ne, įmonė. Nes jeigu ten uždėsi tekstą kažkokį ir maketas nieko neišsiskiriantis. Ir šitoje vietoje jūs irgi konsultuojat jūs, tai yra dalis jūsų ekspertinių žinių? Taip, konsultuojam ir mes labai tikimės, kad paklausys, bet aišku, tada klientas turi eiti, perdaryti tą maketą ir nelabai kas nori tą daryti. Ir toks, mes sakom, va čia veikia labai gerai, mes turime įrankius įvairiausius, kurie parodo čia hitmapai, kur ten ką galima parodyti, kur tavo akis krypsta, ar ne, tai šitie visi įrankiai mes... Galėtum apie tos įrankius papasakoti? Galėčiau, tai bet grįšim čia. Ir tada mes duodam tą rekomendaciją ir kad klientas galėtų pakoreguoti prieš paleidžiant, nes mes sakom, šitas galbūt čia ne, bet matom, kad suveiks šita dalis, čia pakoreguok ir tikrai bus sėkminga reklama. Tai didžioji dalis sėkmės priklauso nuo maketo. Ir nežinau, koks įsimintiniausias tavo maketas dabar, jeigu paimtum. Man gal dabartinė kampanija Marry Me ribas? Tai tokia subtili žinutė, aš irgi apie ją kaip tik rašiau. Sąskaitą už reklamą šitam brandui atkurėsiu. Tai šitą irgi kaip tik dalinausi irgi LinkedIn platformoje apie tai, kad trumpa aiškiai ir tada visas bazas. Ir jie paskui galbūt po reklamos įsvertins, pasidalinsiu galbūt ir daugiau informacijos apie tai, kas kiek buvo paimta, kiek kas nupirkta, kas buvo padaryta, kokį ryčą pasiekė ir kokie rezultatai kampanijos. Tai bus tikrai ir man pačiam įdomu sužinoti, ką jie pasiekė su šita reklama. Tai įstrigo, ne? Tai viskas, sakau, priklauso nuo maketo, nes jeigu maketo nėra jo, arba yra ten daug kažkokių pašalinių dalykų, tai jis tiesiog yra neįsimenantis, ar ne? Tai mes ir labai skatinam klientus su tuo maketu padirbėti. Tai turim toolsus, kurie parodo, įsimetam galim. Jeigu nori, klientas sako, prašau, pagelbėkit mums, tai mes įsimetam į tą toolsą, pasižiūrim, ką jis tai parodo, kokioje vietoje yra užfiksuoti hit taškai, ar ne, ir tada duotam rekomendacijas, gal šitą pakeis, nes čia akis krypsta, čia pirmas, antras taškas ir taip toliau. Tai čia yra toksai, man buvo irgi, aš kai starbinau, buvo naujienų, geras, čia mes turim tokius tools, tokius įrankius ir mes galim pasakyti klientui, kur yra vertė kaip ekspertai, ir aš taip nesitikėjau ir man labai labai nustebino iš gerosios pusės, kad mes galim tą pasakyti klientui. Tai šitas mitas, kuris irgi toks bujoja ir biškai yra gajus, ne, kad Audoro reklama tai yra bet kokia ten, Audoro, gerai, dabar yra yra verslų, kurie daro reklamą prekybos centruose, per televizorius, ten reklaminį plotą pardavinė ir taip toliau. Bet iš esmės, ne digitalo, nei tu sutrekinsi, nei tu sužinosi savo, kaip ten C2C ir taip toliau visų šitų gražių žodžių, čia yra netiesa. Čia yra netiesa. Galbūt seniau jinai buvo kažkiek tiesa, nes tai laukas čia nepamatuojamas, mes čia nežinom, kiek gausim vertės. Visų pirma, laukas nėra performance marketingas. Ir būna klientų, kur ateina, tai kiek man čia kontaktų, aš įdėjau ten QR kodą neveikia, vienas paspaudė. Tai nėra performance marketingas. Ir tai, skirtingi dalykai, ar ne, ir tu negali gauti performance marketingo, kaip čia pasakyti, taip geriau. Tikėtis performance marketingo rezultato ateidamas į lauką, negalima. Taip. Nebus tokio rezultato, kokio ten tikėsi. Aš įdėjau ten 100 eurų, man bus 1000 kliksų. Ne. Konversija tokia. Taip. Tiek konversijų, tiek pinigų ir čia ir tas piltuvėlio principas eina man ten žemyn ir aš matau, kad yra tiek klientų sugeneravo man. Tai galima tą dabar pamatuoti. Įpilk man.
Galima tą pamatuoti, nes yra vėlgi naujos matavimo sistemos, kurios gali pamatuoti tavo kontakto kainą. Ir vėliau laukas irgi pereis į tą kontakto 1000 kontaktų pardavimo kainą. Ir Žystego pardavinės ne vietą laukia, ar ne, aš ten noriu prie Konstitucijos prospekto turėti savo ten kažkokią tai skydą, koloną ar ten stotelę, o tu sakysi, kiek tu reikia kontaktų surinkti ir aš tau pasakysiu, kiek kainuos. Tai va, tai toks kontaktų virsmas, tu perki kontaktus. Taip, impressions, ar ne? Impressions. Nes kontaktai, pardavėjai ir marketingistai gali suprasti, kad jau kažkas paliko savo kontaktus kažkur. Taip, tai tu perki irgi impressions, ar ne, ir internete. Ir tada, tą patį, ir tu gali palyginti jau, ar ne, tą reklamos, tą atsiperkamumą. Tai va, čia toks tikslas ten nueiti ir pardavinėti šitą dalyką, o ne vietą. Tai aš labai nekantrauju, kad mes ten nueisim ir galų gale mus galės palyginti. Tai tas turėtų būti labai džiugu. Kokias metrikas, tarkim, aš būčiau jūsų klientas, ne? Tai kokias metrikas aš galėčiau pamatyčiau? Arba kuom remiantis jūs man galėtumėt padėti išsirinkti geriausią plotą, jų kiekį, rodymo ilgį? Manau, kad galima įsivertinti būtų, galima įsivertinti ryčą, kiek pasieksim, ten, tarkim, yra imtis Vilniaus gyventojų, tai kiek ryčas, kiek kartų pamatė, gali nusistatyti, kad pamatė reklamą 1 kartą, 3, 7, 5, ar ne, pagal tuos parametrus nusistatai, kiek kartų tu pamatysi, nusistatai, koks tavo ryčas, nusistatai, gali gauti auditoriją, kokią pasieksi, ar ne, ir pagal tai tu išsiskaičiuoji savo 1000 kontaktų kainą, jeigu turi ten savo biudžetą, ar ne, ir pagal tai tu jau tas metrikas matai, lyginį, ar ne, tai man čia verta eiti, neverta eiti į šitą mediją ir taip toliau. Tai tas, turint šitas metrikas, tas tampa realybė pardavinėti tos kontaktus, ar ne, impressions. Ir dar taip žingsnį atgal dedant, tu užsiminiai, kad įmanoma pamatyti hitmapus. Tai yra, kur daugiausiai būna žmonių, praeinamumai. Ne, hitmapas yra pačio maketo. Mes paimam maketą, įsidedam maketą į sistemą ir sistemoje mes pamatom, kaip tas maketas performant, tarkim, kaip veikia. Veikia kur daugiausiai ir kur ilgiausiai išlaiko akių kontaktas, teisingai. Geras. Taip, tai, man atrodo, tas yra su webais, tai yra tas webo parodo tą hitmapą, seka ten tą pelytę, kur ten kas ką mato, ar ne. Tai čia principas labai labai panašus. Kur maketą mes galim tada duoti rekomendacijas, kad šitoj vietoje galbūt reiktų kažkoks korekcijos, nes tarkim būna šitas tekstas ir ten akys visiškai nekrypsta, ar ne. Tai iš tos pusės, tas kalbant apie hitmapą, čia patikslinimai. Tai ačiū, kad pasidalinai. Man įdomu buvo išgirsti, nes aš apie autorinę reklamą žinau nedaug. Praktiškai visai nedaug. Grįžtant prie tokių kertinių ir esminių dalykų ir tokių universalių. Tu pardavimo sesiją eilę metų ir tarsi jau užsiminiai, kas tau atrodo, kad tai yra svarbu. Tu buvai ir pardavėjas, dabar esi ir pardavimo vadovas. Tai žiūrėk, yra $1 000 000 vertės klausimas. Gerų pardavėjų. Gimstama ar tampama? Tu gali tapti gerų pardavėjų. Tikrai gali tapti. Bet ta ugnelė, ar ne, kur yra, tai, galbūt vis tiek yra kažkiek pas žmogų. Ar ne? Tai aš savęs galiu pasakyti. Ar ne? Aš galbūt savie to nemačiau, kai man pirmą kartą pasakė, Gediminai, tu eik į sales, tu žiauriai gerai kalbės, su visais randi bendrą kalbą. On the spot. Tai vis tiek yra žmogaus būdo savybė, ar ne, kurią tu atsineši per visą gyvenimą, galbūt nešiesi tą būdo savybę. Tai tu gali tapti ir išmokti būti gerų pardavėjų, bet tavo savybė dar tik padės. Tai sakyčiau, toks išmokti gali, bet jeigu turi tą savybę, tai tau bus gyvenime tiesiog lengviau. Trumpesnis kelias iki išmokimo kažkokio achievemento, trumpesnis kelias galbūt bus, ar ne, bet taip, tu turi nuspręsti, ar tu to nori visų pirma, ar tu nori ten bendrauti, komunikuoti su žmonėms, su klientais dirbti. Tai tas yra toks. Jeigu nori, tada gali patapti. Taip, aš manau, kad taip, jeigu nori, gali patapti. Klausimas, ar pasiruošęs sumokėtą kainą? $1 000 000, ne?
Nu, bet jo, ta kaina, kad patapto gerų pardavėjų, nes visą tai, kad tu išvardinai. Ir padėliokim taip, žinai, savybiškai. Apibrėžkim, kas yra geras pardavėjas. Tu jau kalną įvairių dalykų paminėjai, apie discipliną, apie nuoširdumą, bet taip. Nu gerai, duosiu to užduotį. Jeigu reiktų penkias savybės kažkokias sudėti, kurias gali būti savybės, ypatybės, 5 elementai, kurie sudaro gerą pardavėją. 5 elementai. Pasak Gedimino Mikalainio. Aš manau, kad pats svarbiausias, kuris man kiekvieną dieną aš pagalvoju apie tą elementą, galbūt garsiai nepasakau, bet pagalvoju apie tą elementą, kad tas pardavėjas turi tiesiog, Gedai, čia taip padariau. O jeigu, kaip tu manai, iniciatyva, ar ne, iniciatyva, aišku, reikia nesimaišyti, kokia ta iniciatyva yra, jinai turi būti, protinga, gerai pasverta, bet ta iniciatyva, kur galbūt dabar, kaip žiūri iš vadovo pusės, tu nepastebi kartais, kad žmogus ten nuėjo ten ilgą kelią, kažką padarė, ar ne, tu galbūt to nepastebi, bet galų gale sako, aš dariau ten dylą kažkokį, ar ne, tu žiūri, čia nieks nebuvo kalbėta apie tai. Tai aš paskambinau čia 100 įmonių ir viskas, ir net, nei tu klausi, nei ten susidarai, nei kažkas, kai, žinai, toksai iš savęs jisai iniciatyvumo turi daryti tą rezultatą. Tai aš manau, kad tai yra ta labai gera savybė, kuri ir parodo tą gerą pardavėją. Konkretumas, ar ne, aišku, vienareikšmiškai kliento nepamiršimas, nepalikimas, ten likimo valiai visą laiką buvimas arti kliento. Tai va tas variantas. Tada vėlgi, nuoširdumas, ar ne, kad tu per nenuoširdumą tu nieko neparduosi. Aš manau, kad tas pasitikėjimo užtarnavimas ir ateina per tą nuoširdumą, kaip tu suteiki jam tą vertę. Ar ne, tai tas brukalas, jisai nupirks ir tave užblokuos. Ir sakys, jo, nupirkau, tu gerai pardavėjai, man to tikrai nereikia. Nes tu nesprendi mano problemos. Kažkokios, kad ir kokia jau būtų, ar ne? Tai tas santykio ir atėjimas ir per tą nuoširdumą ir problemos išsiaiškinimas, aš manau, kad tai yra esminis tas dalykas. Ar, skaičiu, top 5 visi didami į pirmą vietą. Ar ne, tai teisingo klausimo, teisingo metu uždavimas, ar ne, tas savybė tokia. Bet aišku, pagrindė tai toks nepasidavimas, ar ne, jeigu tau klientas sako ne, okei, net nėra ne. Tai va čia man galbūt dabar nepaminėjau, bet dabar tik ištrauks iš galo, šita tokia geriausia savybė, žinai, tas toks aiškiaregystės nebuvimas, ar ne, tai aš tai žinau, klientas, tai jis nenori, jis nepirks, tikrai, jau tu bandai, tai aš žinau, aš jau čia eilę metų su šitais klientais dirbu, aš žinau, kad šitam klientui nereikia, šitam nereikia, nors tai buvo paskutinį kartą prieš pusę metų, žinai, tai gerai, patikrink, įsitikink, toks man patikėti tuo, ko dar nepadarėjai ir sakyti, kad galbūt čia yra tiesa, nežinau, tai tas toks nepasidavimas, niekuomet nepasidavimas, manau, tai yra ta kertinė pardavėjo savybė, kur visgi nepalaidoja vilties, kad galbūt jisai nupirks. Tai manau tas. Gerai čia padėlioja ir man iš karto noris tokį follow-upinį klausimą, kur yra riba tarp atkaklumo ir įkyrumo. Net jau kai kur akiplėšiškumo. Labai trapi. Ir priklauso nuo kliento, manau, kad labai daug priklauso. Jeigu tu jauti tą klientą, tada, tu suprasi, kur jau gal čia stop, biškučiuką. Bet aš manau, kad reikia tą pajausti klientą ir vėl santykio bildinimas. Ne? Tai jeigu tu subildinai santykį ir tada jau jauti tikrai, okei, aš žinau, aš pažįstu klientą, žinau, kada jam reikia, ar ne, ir tada, tu tikrai jau neįkyri, nes vėlgi, aš kai įsidarbinau JCDecaux, toksai yra, labai reikia atsargiai, neužknisti tų klientų, ir tas santykiai reikia išlaikyti, nes jeigu tu užknisti, tai ir santykiai iškart subjurs, ar ne, tai
tas toks įdomus momentas, įdomus tas santykio laviravimas, ar ne, tarp to, kada čia jau gana. Ar ne, ir tas pajutimas yra labai labai svarbu. Tai ta riba labai trapi, ją sunku surasti, bet ir ją reikia galbūt net pajausti, aš taip galvoju. Tas pajautimas yra jau, gal čia too much. Tai vis taip, aš taip mėgstu kartais patikrinti, žinai, per tokį sarkazmą šiek tiek, per tokį lengvą papokštavimą, ar ne, kur tu gauni tą informaciją ir kai jau matai, kad galbūt čia jau negerai ir tada atsitrauki lengvai. Tai toks geras menas čia man dabar, kai kalbu, man labai patinka. Gerai. Atkaklumas, pritariu. Atkaklumas, disciplina, šitie dalykai, kurie tikrai labai svarbus. Ir tam, kad galėtum būti atkaklus, šitą dalyką kažkaip irgi reikia matuoti. Tai vedu link CRM, klientų valdymo sistemos, kas yra ir pardavėjo didžiausias baubas ir geriausias draugas, jeigu jo naudojimas ir prisijaukinama. Tai kaip sakytum, kiek svarbu, kaip labiau gal iš pardavimų vadovo pusės, bet to pačiu ir pardavėjam patiem kažkaip gal tai paskatinti, įkvėpti, kam dar sunku susidraugauti su tais CRM-ais ir pildyti viską. Kiek svarbu yra higiena CRM-o, piltuvėlio ir kaip tai koreliuoja su rezultatų pasiekimais tame tarpe ir bonusais. Aš manau, kad higiena yra tiesiog tavo darbo dalis. Jeigu nėra tos higienos, tai jeigu dirbi su klientu, tuo pačiu įmonėj, dirbi 15 metų, visi tavo klientai tie patys, viskas yra jau ta higiena ten automatiškai pas juos per tiek metų susibildinus, ar ne? Bet jeigu tu dirbi 15 metų ir tavo CRM tenais nėra, ir nėra aprašo apie klientą, ar ne, kažkokio ten dylų nėra, nieko suvesta. Gerai, pradėkim iš kitos pusės. Aš ateinu, įsidarbinu, naujas žmogus ir man duoda klientų krepšelį kažkokį. 5 klientus duoda. Perkantys klientai daro dylus kiekvieną mėnesį. Ar ne? Tu gauni to klientus, atsidarai tos klientus ir ten tik tai tie dylai ir buhalterijos šitas e-mailas, kur siūsti sąskaitas. Ir vienas kontaktinis žmogus. Nei apie ką kalbėta, nei apie ką sudarta, nei nėra plano kažkokio, ar ne, forecasto nėra, nieko nėra. Ir tu gaudavas tokį, žinai, piktą. Ar ne, tai klientas perka eilę metų ir tu tada turi pats susirinkti viską, ar ne, tu negali dirbti kaip ten, keliais žingsniais priekį, turi pradėti ten nuo nulio, kaip su nauju klientu, nors klientas ilgametis, ar ne. Tai tas, kuris to darbo nedarė, jam kaip ir viskas okei. Bet jeigu tu gauni to klientą, tai tada tu pagalvok apie tai, kad kas liks po tavęs. Ar ne? Jeigu tu perleisi klientą kažkam kitam, kažkas kitas paims klientą, tai visų pirma, tai klientai yra įmonės turtas, ar ne? Tai nėra nei mano turtas, nei tavo turtas, klientai, ar ne, kažkokie, tai yra įmonės turtas. Ar ne? Ir tu dirbi su tais klientais, jais turi santykį, ar ne? Ir daug yra pavyzdžių, kaip pardavėjai nusavino, tai čia mano klientas. Ne, čia ne tavo klientas, įmonė, tai yra įmonės klientas, perka įmonės paslaugą, ar ne? O tu esi pardavėjas, kuris padarai jam, kad ta problema jo turima būtų išspręsta vienu ar kitu atveju. Ir tas CRM pildymas yra, taip baubas, atima man labai daug laiko, aš geriau padaryčiau 100 skambučių ir taip toliau. Tai galbūt dažnas pardavėjas nesupranta, kokią vertę tas CRM-as supildytas gali suteikti jam pačiam. Ar ne? Jis ateina kažkada, turi tarkim, begalę klientų, 50, 60, 100 klientų. Ir top klientus taip, jisai ten mintinai mokės. Bet yra klientų, kurių galbūt jisai taip dažnai nekontaktuoja, ar ne? Jie neturi ten tokių didelių biudžetų, perka ten kelis kartus per metus ir taip toliau. Ir žinoti informaciją, su kuo kontaktuoti, tam jau ten 86 klientė. Ir jeigu nėra informacijos CRM ir galų gale pirko prieš metus, tada perimti kitam žmogui vėl darbas nuo nulio, nors jis pirkęs. Ir tas man labiausiai strinka, kad, tu gal ne savo padedi, bet tu kenki kitiem. Ir netgi savo padėti, aš čia biškai taip įsiterpsiu, atsimenu, per pirmą podcastą, kai šnekėjau, man atėjo tokia mintis, kad CRM-as tai iš esmės yra, dabar žinai, mes mėgstam outsourcing viską, turim toolsų visokiausių ir taip toliau,
tai mėly pardavėjai, CRM-as yra jūsų smegenų outsourcinimas. Taip, Mes jums nereikia apkrauti išoutsourcinam savo atsiminimų. smegenis. Jo, lygiai taip, kaip aš supratau kažkada gyvenime, kad aš negaliu atsiminti visų susitarimų, kur kada einu, netgi iš serijos, kada ten su mylimoje į kiną varom. Jeigu nėra kalendoriui, nėra gyvenime. Gerai, kad tau parašiau šitą podcastą. Kaip? Gerai, kad parašiau kad podcastas, primink man datą, aš kažkaip galvoju 14 ar 15 dieną. Ir taip, kalendorius yra tas ir, aš žiūriu, kodėl aš neįsivedžiau, nes aš viską susivedu į tą kalendorių. Ir pat galvoju, nesuvečiau todėl, nes mes per LinkedIn pabendravom, ne? Nes e-mailai man tai iškart įsimėtų automatiškai, ar ne, tai esi toj platformai. Ir tai, yra labai labai svarbu, tas planavimas. Lygiai taip pačiai ir su CRM-u. Tai yra žiauriai nuostabu, ypatingai su tais klientais, kurias, kaip tu minėjai, ne, yra tas Pareto principas. Maždaug 20% ne tik įmonės, bet ir mano kaip pardavėjo iš viso piltuvėlio, turiu 50 klientų, tai 2% daro 8% apyvartos, o bet tačiau tie kiti 2% gali būti kertiniai iki mano bonuso susirinkimų. Tai vietoj to, kad man kiekvieną dieną apie juos galvoti, aš galiu pakalbėjęs su jais, paskambinti vieną kartą į mėnesį ar kažkiek, skirti 5 minutės susivesti informaciją ir man tos 5 minutės dabar gali priminti, kada man reikia jam vėl paskambinti, ar tai, kad praėjo X laiko, ar kad gavau X produktą, X prekę, X paslaugą ir taip su šita disciplina, kada ir kam kokią žinutę padaryti, neskiriant per daug proaktyvaus laiko, galima susirinkti bonusą. Taip. Tai yra pardavėjų, kuris sako, aš dirbu su mažesniais klientais. Ne? Aš jų turiu ten daugiau, tarkim, tu turi vieną klientą, o aš turiu ten 30 klientų. Bet man su 30 klientų automatiškai atima kur kas daugiau darbo. Pasiekti tą patį piniginį rezultatą. Ir tas toksai, taip, visokių klientų yra, bet ir tai yra menas galbūt ir, ne menas, tai yra toks talentas, atrasti tą kitą talentą, kur tas žmogus gali save realizuoti. Ir jis galbūt su to 30 klientų padarys 50% daugiau darbo, negu tas žmogus dirbdamas ten su 3 klientais. Ir tai yra, wow savybė pas žmogų. Ar Gedimino pardavimo komanda turi kažkokie tai, aiškius susitarimus, kad ten CRM jie turi pildyti, pavyzdžiui, kad tu ten tikrini kas kažkiek laiko, kad turi būti taskai suvesti, kažkokią discipliną šitoje vietoje. Taip, yra disciplina, yra susivedimas, yra fiksavimai ir ne visi turi būti tvarka, nes viskas sistemose vaikšto, ten, tarkim, nuo A iki sąskaitos išrašymų, tai jeigu ten pirminė informacija. Čia labai toksai labai gera sistema, kuri jeigu bus blogai įvesta, bus blogai išrašyta sąskaita. Ir tada kaip ir tu privalai supildyti teisingai. Ir nėra toksai man pagalba, nes kaip ir tu sistemiškai turi būti viskas teisinga, nes jeigu nebus, čia bus klaidų kaip ten piltuvėlyje toliau. Tai tas toks pagalbos variantas čia yra ir tas labai labai gerai. Aišku, vėlgi vienas iš tų virsmų pokyčio, toks micromanagementas, ar ne? Tai dabar visi taip purtos iš to žodžio, kaip išprotėję tom. Tai micromanagementas dabar čia nepopuliaru. Tai reikia man irgi pačiam mokintis, galbūt mažinti šito dalyko, ir įgalinti tos žmonės daugiau patiems priimti sprendimus kažkokius, nes tai tiesiog daugiau laisvės suteikti jiems priimti tam tikrą sprendimą ir geresnį tą rezultatą atnešti, nes tada jie galvoja, čia aš esu atsakingas. Ne? Tai tas vienas iš virsmų, kaip iš cold callų į ten video callus, taip iš super micromanagement, aišku, į mažiau micromanagement, bet galbūt ta tokia vadovo dalia, taip gal pavadinsi, ar ne, kur tas micromanagementas jį reikia irgi mokėti naudoti. Okay. Tu ilgai prabuvai outboundiniuose pardavimuose ir dabar kažkiek irgi outboundo turit, ne tik inboundo. Kaip taip išskirtum iš savo patirties, yra ta konotacija Lietuvoje ir dar visam pasaulyje, pardavėjas tai yra įgrūdėjas. Tai kaip manai, kokie yra įbrukėjęs, jo. Būtent, kokie yra tie elementai, jeigu dar taip galėtume grįžti prie to, kurie
žinai, nes šiaip mes darom, blemba, outboundinis pardavimas yra sociopatinis darbas. Tai yra, kad aš pardavėjas, jeigu tu manęs nežinai, aš turiu pas tave pasibelsti arba tau paskambinti, atimti iš tavęs laiką, čia, žinai, mes netraktuojam, kad atimam, mes sakom savo viduj, kad aš netrukdau, aš padedu, aš dovana, žinai, gerą žodį, nes, žinai, aš skambinu tau todėl, nes mano paslauga arba produktas tau tikrai bus naudingas. O jeigu aš to netikiu, tai čia jau mano problema. Tai greičiausiai reikia keisti įmonę. Tai linko vedu, kad, žinai, bet kaip, ko skiriasi, žinai, tas pardavimas nuo įgrūdimo ir kaip tą outboundą padaryti tokiu maloniu, kiek įmanoma. Čia manau, kad ateina dar ir pardavėjo savybė tą suprasti, ar ne, kaip tas pardavimas gali būti pardavimo, ne įbrukimo. Ir šiandien toks pavyzdys buvo, laba diena, Gediminas skambina, norėčiau parduoti tada ir kaip call centras, ar ne? O ir visi sako, oi, Gediminai, ne, taip nedarom, sako, taip nedarom, ar ne? Tai tas ir yra, kur tu paskambini, ar ne, tu bandai suprasti, aišku, pirmą tu turi padaryti namų darbus, kad suprastum, kam tu skambini, taigi neatsirink, tai paskambinsiu UAB Jonas ten LT kažkas, ar ne, tu net nežinai, ar jam reikia to, ar ne, tu pasižiūri, okei, vis tiek dabar tu žiūri, matai tą visą visumą reklamos, ar ne, okei, žiūri, čia kažkokia reklama, čia, gal čia reikia pabandyti jam paskambinti, ir tu seki, tai tuos, žinai, internete, matai, kažkas kažkur tuos pinigus leidžia, ir pagal tai tu supranti, kad galbūt tas klientas galėtų ateiti į lauko reklamą. Jeigu leidžia kitur, tai reiškia, jam reklama įdomi. Taip, okay. Ir čia pagal tai, žinai, neįsi, pamatysi gatvėje kažkokią tai įmonės pavadinimą, pasikūnsi internete, pasižiūrėsi, galbūt apyvartą kažkokią, tai tą homeworką visą laiką, namų darbus pasiruoši, pasidarai ir tada susipranti, ar jam galimai reiktų, galimai nereiktų. Tai čia, manau, yra ne tik čia, bet visur tas pasiruošimas yra privalomas, ar ne? Tai dar čia nukrypsiu ten toliau, ar ne, atgal, tai kai tuos 16 skambučių ten darydavau, tai to pasiruošimo įtark nėra, kad būtų labai daug buvę. Pasižiūrė, žinai, atsirėmą, čia tas kontaktuota, tu žiūrėdavai tik tai tas, kas būdavo kontaktuota su juo ten prieš mėnesį, pusę metų ir taip toliau. Čia mes skambinom, kalbėjom ir tada jau įsiverda kažkokia ten kalba. Bet tu žinai, kad su juo buvo kontaktuota ir apie tai kalbėta. Tai jis girdės, žino, supranta, ko tu čia nori iš jo. O čia irgi toksai, okei, perkat reklamą, tai pasidomėjai manim, ar ne? Tai ir jam toksai irgi, tai tu supranti, kad aš čia darau, kad aš perku. Matoma, reiškia reklama, tai jam duodi kaip ir patvirtinimą, kad tai, ką jis daro ir kažkur kitur reklamuosi, yra gerai. Ir tada, manau, tada jisai atsiveria daugiau ir tas toks gaunasi natūralus perėjimas iš to brukalo į pardavimą. Kad okei, o tai visgi, kodėl tu čia man skambini? Tai dar aišku, ir tas toks man kaip pereinant iš techninės įmonės, visiškai produktinės įmonės į visiškai kitą nišą. I have no idea, kas čia dar. Bet okei, geram galbūt tai pardavėjai toksai klišė, ar ne? Tai nesvarbu, ką parduot, viską tu parduosi. Nežinau, paneigsi, patvirtinsi šitą dalyką. Bet tu turi išmokti suprasti, ką tu turi parduoti. Ir jeigu tu sakai, kad aš esu čia, kietas, bet kitur nebūsiu kietas, gal iš tikrųjų ir nebūsi kietas. Bet jeigu tu įtikėsi tuo ir tu išmoksi viską, o pakeliui. Tai, vėlgi ateina tas toksai namų darbas ir tas iš brukalo virsta į tą pardavimą ir poreikius. Taip vertinčiau. Patiko. Pritariu. Buvom užsiminę, kad ir abudu sutikom, kad geras pardavėjas yra tas, kuris yra ir coachable, kad tai irgi viena iš savybių. Mokytinas, kaip ten sakai, imlus, pasiruošęs, galintis keistis. Iš savo patirties, taip tikiu, kad esi buvęs nemažai ir mokymų, ir konferencijų ir taip toliau. Tai kas tau labiausiai suveikia iš kažkokios edukacijos ir tada gal perėsim prie kažkokių knygų rekomendacijų, jeigu turi knygų ar podcastų ar kažkokio tai
žinai, ten įrankio, kad ten iš serijos disko metodiką įgyjau ir pakeitė mano gyvenimo kaip pardavėjo ir čia šaržuoju. Buvo labai seniai prieš, nežinau, 8 metus, gal net 9 metus mano tokie pirmieji mokymai buvo. Ir jie buvo tokie straightforward, labai strikt, labai griežti ir tokie mokino galbūt mane užgrūdino, ar ne, tie mokymai buvo tokie. Mokytas toks griežtas buvo labai ir jis toks viskas straightforward. Ir aš jau žiauriai klausiau. Toks man davė tokio, čia kalba mano kalba, aš suprantu, aš darysiu. Ar ne, toks įtikindavo, ar ne, taip gal išmokindavo, ar ne, ir taip, ir jis per mokymą visą laiką duoda užduočių, bandykite, testuokit su žmonėms, eikit, žiūrėkit, kaip veikia, prieštaravimus testuokit ir visą laiką tu turėdai daryti tos namų darbus. Ir šitie man labiausiai įstrigo, nes tu visą laiką repeatindavai viską. Tu išmoksti, eini praktiką daryti. Išmoksti, eini praktiškai daryti. Išmoksti ir tada atsiskaitai, ką pastebėjai, kas blogai, kas gerai, kur čia jis paima ten analizuodavo tavo visus, ne visus, paimdavo pavyzdžius, kuriuos tu atsineždavai, analizuodavo, žinai. Ir čia yra geriausi mokymai. Tai teoriniai mokymai taip yra gerai, bet ar tu juos panaudosi, jeigu tu neturėsi praktikos, nemanau. Nemanau. Galvoju, galbūt, tau įstriks kažkokią frazę, ištriks kažkas, tu atsiminsi, galbūt, kad šitą taikė, bet dabar tokie yra pardavinimo, tai jau čia viskas tas pats per tą patį, visur ten cold calling mane mokina, viskas tas pats. Ir toks gaunasi, ir dabar jeigu aš jau žiūriu iš tų mokymų, ar ne, perspektyvos ir mokymų pusės, visą laiką žiūri, gerai, praktinė dalis mane labiausiai domina. Ką mes čia per tą praktiką veiksim? Ką mes čia analizuosim, ką mes čia imsim, kokį įgūdį čia mes tobulinsim, lavinsim ir žiūrėsim, nes tas man labiausiai iš praeities yra strigę. Ir vadoviniuose mokysiu, ir klientų prieštaravimo lygiuose, ir ten cold callinimo, gatekeeperis, ar ne, gatekeeperio praėjimas, žinai, ir visi šitie per praktiką. Ir tas labiausiai veikia iš tos mokymo pusės. Tai jeigu ieškot mokymų, eikit į praktinę dalį. Žiūrėkit praktinę dalį, įgūdžiai yra labai, teorija labai svarbu, bet dabar visą laiką, kiek per pastaruoju metu buvo mokymų, tai visą laiką būtų praktinė dalis, darbas komandose, visą laiką live, viskas vyksta, pritaikoma pagal įmonę, pagal problematiką, specifiką, kad išanalizuoti, aišku, turi ir pats individualiai dirbti su lektorium, kad tą problematiką išgrynintum, kad jis irgi suprastų tavo problematiką. Tai iš praeities, tai praktika labiausiai. Iš tų tokių įgūdžių, kuriuos tu įgavai per tuos mokymus, įgūdžių / kažkokių tai metodikų, ten disk, medic, aida, you name it, kalnas jų visokiausiai yra, diskas labiau įrankis, ten jų metodikos. Yra gal kažkas, kur, atėjau, įgavau ir naudoju po šiai dienai. Aš galbūt... Gatekeeperio apėjimus, pavyzdžiui. Nežinau, ne, dabar tas toksai visą laiką 100% suveiktų, tas gatekeeperio apėjimas, ar ne? Tas toks gatekeeperis, nežinau, čia nežinot, tai administratoriai, kuri gauna callus, skambučius ir sako, tai paskambinkite, dabar vadovas užimtas, paskambinkite ten po savaitės, paskambinkite po mėnesį, paskambinkite ir taip toliau. Atsiųskit laišką į info. Taip, info.lt. Ir ten įvairiausių tų būdų, ar ne, info, netinka man tas info. Ir tada prasideda, gal atspėsi ten e-mailą, žinai, tai žiūri, ten vardas.pavardė, netinka. Vardo pirma raidė netinka, žinai. Ir galų gale, begalį e-mailų taip esu atspėjęs. Tai vienas iš gatekeeperio apėjimo būdų. Tu nepasiekiai ten info, bet pasiekiai kažką. Ar ne, tu pasižiūri, ten dažniausiai būna stėti vardas pavardė, CEO, kažkoks CTO bandai įvairiausiais būdais. Tai čia toks tipsas, kaip galima tą greičiau. Ar tas Lietuvoje nežinau, ar veikia, nes daug kas pradeda darbą nuo 9, baigia ten 6, tai skambink prieš ten darbo valandą arba be 10, ten darbo valandų per pietus pasieksi, pagausi galbūt po darbo valandų. Gal po darbo jau čia dabar labai jautrus visi, bet manau, kad verta pabandyti, tada žinos, kad įdomu, nes jie nesitikė kažkokios skambučio sulaukti po darbo valandų, bet tada tavo pitchas turi būti geras, kad jis tave išklausytų. Jo. Ir pridedant,
prieš ir po darbo valandų, kodėl tobulai veikia, nes dažnu atveju tada mes sprendimo priėmėją galim pagauti automobilyje. Taip. Ir tai reiškia, kad mūsų elevator pitch laikas išsiplečia. Taip. Nes jis arba jau vis tiek vairuoja, varo iš taško A į tašką B. Ypatingai jeigu po darbo. Vienok jo, kad žmogus gali būti nuvargęs, kitok po visos dienos jau ir tos rezistencijos gali būti biški mažiau. Važiuoji, tai šnekėk. Tai turim gerokai daugiau laiko. Tai va tokie variantai. Šitą naudoju. Taip, ir jis puikiai veikia. Ir tada, tu gali dar, aišku, sugaišti ten begalę laiko kalbėdamas su tuo vadinamu gatekeeperiu ir susidraugaut gali su juo. Susidraugausi ir tada čia irgi yra key momentas. Aš žinau, kaip tavo įmonė padėti, ar ne? Galbūt kitas kažkoks tai yra apėjimo žodis, sakinys, kurį tu gali pavartot, bet susidraugavimas niekada nepakenks. Ir galimai, tave praleis. Tai tenk dar pasižiūrėtų metodikų, koks ten buvo, bet taip, tai šitas tikrai tada iš tos teorinės, aišku, paskui jau einantis su darbu, komanda su darbu, darbas su komanda, toliau einant darbas su komanda, kur tu pasižiūrė, žinai, ir kaip jau minėjau tau prieš prasidedant, kad, tai čia yra kažkokia tai metodika Jameso, Jono, you name it, ar ne? Ir ta metodika, žiūriu, kad tu ją sėkmingai taikai tam darbė, net nežinodamas, kad tai yra Jameso metodika kažkokia, ar ne? Ir tas toksai, aišku, užpuola smagus jausmas, kad tu pasitvirtini, kad, tu reiškia dirbi taip, kaip dirba geri vadovai, ar ne? Naudoji gerus metodikas, naudoji gerus žodžius, formuoji komandą, kalbėsi su ją ir tas toks smagus jausmas ateina. Geras, aš tai naudoju darbė, ar ne? Ir toks pasitvirtinimo, kad aprūvalo ateina jausmas, tas, sakai, smagumo toks matavimas, tai tas ateina. Tai taip. O tokio, kad čia dabar jau aš visą laiką tai naudoju, aš taip neišskirčiau, kad būtent tą naudoju. Aš manau, kad begalė buvo per tą eilę metų kažkokių tai mokymų ir aš kažkurių pasiėmė dalelę ir tu susikuri savo tą sistemą kažkokią vieną, čia kažkoks planavimas, kažkoks e-mailų ar ne, ten atrašymas, kažkoks tas, bet manau, tas tikrai duoda labai labai daug. Tas toks bendrinis ir tų pačių derybų, ar ne, tu pasižiūri, ar ne, derybų. Pasiruoši prieš kiekvienas ten tas derybas, pasiruoši, ką tu su juo kalbėsi, pasiruoši savo ten tą dugną, pasiruoši, ko tu nori gauti, tas derybų lapas, derybų zona, derybų ribos, max, plus vertės, kurias gali duoti nemokamai, vertės, kurias tau kainuos, bet irgi gali duoti, bet kažką išmainyti ir gauti. Tai čia, manau, toks daug pasiruošimo ir žiūrėt, kartais, gaunas jau tas automatiškai. Tu galbūt apie tai net nepagalvoji, kad tu jau čia yra tavo darbo metodai, ką tu darai kiekvieną dieną. Ar ne? Ir tas iki to tikrai reikia mokintis. Reikia mokintis, reikia domėtis, reikia eiti, žiūrėti. Galbūt kažkam tai gaunasi natūraliai, ar ne? Bet overall tu naudoji, kažką pritaikai, kažką naujo atsineši ir tas tau duoda labai didelę vertę. Tai neišskirčiau kažkokio, disks čia viskas mano pakeitė gyvenimą. Tai galbūt žmonės daugiau tą keičia gyvenimą kažkokį arba bent kažkokią padaro tau įtaką gyvenime, kažkoks žmogus, kažkoks pasakymas, kad... Atsimeni gal keletą žmonių, kuriuos galim paminėti, pavyzdžiui, čia ir jiem garbę atiduoti, iš lektorių ar iš kažkokio kontakto, kuris tau paliko įspūdį ir tave paformavo kaip geresnį pardavimo vadovą ar geresnį pardavėją. Taip, tai vienareikšmiškai, aišku, pirminį man darbo, tai Arvydas, tikrai teko ilgą laiką su juo dirbti. Konstantinas irgi, didelė dalis mane formavo kaip pardavimo vadovą Teltonikoje ir aš tikrai ten visiems esu be galo dėkingas, kur į mano kažkokias nesąmoningas idėjas, tikrai buvo. Paskui daugiau gerai čia sugalvoju, arba nesąmonė. Ir ten tokia laisvė komunikacijai visą laiką buvo ir ten, nežinau,
geriausia, kas galėjo tikriausiai būti, kad tu galėdai reikšti ir tarsi tau laisvai komunikuoji su aukščiausio lygio vadovu ir jam sakai, kad čia yra negerai ir jis tavęs klauso. Tai tas išklausimas ir manau, kad teltonikui yra labai labai svarbus. Ir jis iki šiol aš tikiuosi, kad ten likęs, kad tas išklausimas ir yra, nes iš to ateina pasitikėjimas. Kad tavim pasitikė, tavęs klauso, ar ta idėja gera, ar ta bloga. Tai tas toks formavimas ir ten įvyko labai stiprus. Aišku, Martynas, irgi mano buvęs vadovas, kuris tikrai davė taip, man tą postumį ir tą kalbėdais, žinai, steinis tavo vadovas, Gedai, ką darom? Čia taip padarom. Ir tu eini į tą diskusiją, ieškai tos bendros problemos, ieškai to bendro sprendimo. Tai tas labai smagu ir džiugina. Iki šiol. Tai tokie atsiminimai. Ok. Apie knygas dar palieskim. Ar yra kažkokia tai knyga, kuri paliko tau įspūdį? Žinai, tai nebūtinai apie kažkokią pardavimų techniką, gali būti grožinė kažkokia tai, bet kuri tau padėjo ir rekomenduotum kitiem pardavikėm. Man, taip, jeigu iš pardavimo, nežinau, tiksliau senas geras pinas, ar ne? Tai iš pardavimo pusės, ar aš jį daug naudoju? Ne, bet aš kiekvieną kartą kalbėdamas su klientu, reikia klausimų čia užduoti, reikia klausimų užduoti. Tai gal vis dėlto naudoju. Tiesiog ne taip konkrečiai, bet... Taip. Ir tas pagaunis, čia reikia save, nes aš toks daug kalbantis esu. Ir reikia save pristabdyti, leisti klientui kalbėti. Ir aišku, dabar kaip kalbu, pauzės tarp kalbėjimų. Ne? Tai tas viešo kalbėjimo mokymas, šitas žiauriai daug davė. Neatsimenu, lektorius dabar aš jas matau kažkur būna. Tai viešas kalbėjimas man irgi davė, kur toks darai pauzę, klausai klientą. Tai ne tik tai su klientu padėjo, bet ir su darbu su komanda labai daug padėjo. Tas išklausimas, kad nes aš mėgstu pertraukti, mėgstu toks blogų savybių turiu irgi. Nesu dobulas, kur ir pertraukiniu ir galų gali, tarkim, kažkas kalba ir aš jau galiu paleisti mintį, aš jau kažkur kitur generuoju kažką kitą mintį. Tai man ir pačiam reikia mokintis ir tikriausiai kiekvienam čia klausančiam reikia dar ir suprasti, kad tai yra jau įda, ar ne kažkokia, tai aš turiu tų įdų, kur supratau, kad man reikia su jom dirbti. Tai iš pardavinės pusės tas, o šiaip, nežinau, čia blogai, neblogai, aš nesu perskaitęs daug knygų. Tai tas ir gaunasi toksai, kad iš realios patirties ar net tas įgyvendini gyvenime ir naudoji darbe. Tai taip ir pažįstu daug vadovų, kurie, neskaito tų knygų ar ne, ir milijonieriai galima. Tai toks, tai gal čia aš toks esu. Ok, tai aptariam jau, žinai, kad pardavėjo darbas yra tikrai sudėtingas. Emociškai jisai išoriamus. Mes to norim pripažinti ar ne, žinai, mano čia antra specialybė, kurią įgaudinėjau, geštalto psichoterapija, mokaus ir praktikuoju, dirbu su klientais ir dabar su vienu pardavėjų nedidelio verslo savininku per slešą dirbam. Taip, ten yra daug savivertės dalykų, daug emocijų, daug jausmų, bendrai eiti ir daryti pardavimą nėra paprasta. Ir tai pareikalauja mūsų resurso. Tai klausimas, žinai, kaip tu su tuo susitvarkai, ar galbūt tu turi kažkokią tai savo rutiną. Galbūt tu turi, žinai, kad tarkim bus intensyvesnė pardavimų diena, bus mytai, tai vakarą prieš kažką specifinio darau. Tai iš esmės, kaip pasirūpini savo emocinę sveikatą, kiek skiri tam dėmesio? Nesirūpinu gal, tai pasakysiu. Aš vis galvoju, kad reikia gerai išsimiegoti, bet to nedarau. Jau šiandien tai tikrai nueisiu anksčiau miegoti. Ir visą laiką aš keliuosi 6 valandą, dabar be 10:06 ir toks, jeigu 11 užmiegi, geriausiu atveju, tai turi 7 valandas. Aš sakau, kad man užtenka, bet jaučiu, kad gal nelabai. Tai to pasiruošimo nėra, kad aš kaip sėdėčiau ten jau maksimaliai kiekvieną ten po valandą, pusvalandį žiūrėčiau, galbūt sakyčiau taip iš tos pusės, tas natūraliai jau gal gaunasi, ar ne? Tai per tiek laiko susidėlioji
darbas prieš kiekvieną mytą jau ten paskiri ten 15-20 minučių pasižiūrėti, ar ne, apie ką čia bus, pardavimai, rezultatai, tikslai, kur augimai, kur kritimai, žinai, ir tos klausimus tu nori paliesti, turi tikslą, ką tu nori pasiekti, kažką gauti, kažkokią vertę, bet iš pradžio nori suteikti kažkokią vertę tam klientui, kad jis galėtų su tam daugiau pasidalinti, ar ne, taip, tas yra toks, vėlgi, iš viena iš metodikų, tu kažko pasidalini, ko galimai klientas gali nežinoti ir tik tu tai žinai, ar ne, ir tada aš čia su manim dalinasi, tai čia gal aš irgi kažko galiu pasidalinti. Tai tuos mainus darai taip intuityviai, ar ne, kur tu gali sužinot, lyg ir jis nežino apie tai, bet tu pasidalini ir jam tai informacija yra naudinga, vertinga ir tada žiūri, ką tu čia gali panaudoti, kokį čia gali momentą ištraukti, pasižiūrėti, kas jam yra labai labai svarbu, nes tikrai preliminariais taip pabandai pagalvoti, kokį klausimą tau galėtų užduoti ir apie ką jūs čia kalbėsit. Tai rutina tokia, yra rutina, aišku, dienos mano rutina yra, ar ne, bet kas susijęs su darbu, tai aš viskas stengiuosi ten darbe pasiruošimas visus atlikti, ar ne, susižiūrėti ir tam pasiruošti darbe, ar ne, skirti laiko prieš kiekvieną ten svarbų susitikimą. Tai va, tai, žinau, galvoju, kad kiekvienas turi atrasti tą savo rutiną, pasižiūrėti, kaip jam geriausiai veikia ir tas toks, reikia pradėti, bandyti daryti, kad galų gale tai taptų tavo rutina, nes jeigu tu galvosi, kad tai darai, bet nedarai, tai niekur negims nuo to. Jo, žinai, man visada įdomu ir aš negalvoju, o jau, žinai, įsitikinęs esu, kad tai, apie ką tu šnekėjai, va čia yra dar vienas geras pavyzdys, kas yra labai geras pardavėjas, ypatingai Lietuvoje, kaip tu, kuriem uždavus klausimą, o kaip darai tą trečią raną, nežinau, ateinu ir padarau, o tai kaip rūpinės vaikai, nežinau, bet uždavus keletą klausimų paaiškėjo, kad yra kalnas dalykų, kaip ir tu dabar ką tik paminėjai, konkrečių sąmoningų veiksmų, kuriuos tu darai, žinodama save, tam, kad jaustumės geriau ir kad tu galėtum matyti prie rezultatų. Tai va, tu esi dar kartą puikiai ekranizacija labai gero pardavėjo. Aš neskaitau save puikių pardavėjų, daug kas tikriausiai pasakytų, kad aš nemoku parduoti nieko ir čia galbūt užskubu, galbūt perspaudžiu, galbūt ten dar kažką padarau tam klientui. Bet dabar pastebėjau, kad kartais aš naudoju grįžti, žinai, čia galbūt perspaudžiau šiek tiek, čia galbūt per grubiai padariau. Tu seniau neatsisukdavau pasižiūrėti, kaip man sekėsi. Dabar kažkaip su tuo pasižiūrėjau, galbūt čia nebuvo gerai, kokią klaidą padariau ar ne, kur kažkaip ką padariau. Tai toks, net pačiam keista, kad pasižiūriu, kas čia blogai buvo. Nors galbūt mytas praėjo puikiai. Tiek tokį savi skanavimą pasidarau, ar ne, kur persiskanuoju, gerai, šitaip daugiau nebedarysiu. Tai toks, nežinau, iš kur tai atsiranda nauji kažkokie metodai ir norai pabandyti, bet aš tai pastebėjau, kad daug kas man pavyksta per tą nuoširdus žmogus. Tai už tai ir sakau, kad nuoširdus žmogus, kuris tada tikras nuoširdumas, neapsimestinis kažkoks, ar ne? Tai ir tas ateina, ir ta dalelė, kuri neišmokstama galbūt, kur, sakai, įgimta ar neįgimta, ar išmokstama, tai tas man gal prideda to pasitikėjimo savim. Ir tas kiek, pasitikėjimas savim. Ar ne? Tai jeigu tu nepasitikėjai savim, tai visą laiką, tai kaip čia dabar bus. Darom. Nepasisekė. Kas blogai buvo. Tai pažiūrim, kas blogai buvo. Tai aš daugiau tas žmogus, kur tu pagalvok, žinai, tu padaryk, tu čia apsvarstyk, pasižiūrėk, kaip čia tau kas. Darom, bus čia viskas gerai. Tai aš toks žmogus. Tos pusės daugiau, nes daug kas klausia, tai gerai, vardink čia savo geriausias ten tas savybės. Tai kažkaip vis bandau ieškoti, nes tai sunkiausiai įvardinti. Vis laiką, žinai, ką blogiausiai padariau, kas geriausiai, tai toks sunku apie save gerai kalbėti, ar ne, žmonėm? Yra momentų. Ir noris taip, prieš jau einant visai pabaigą, noris pridėti prie to, ką pasakėjai,
kad ką pradėjau daryti, tai grįžęs pergalvoti, kas įvyko. Ir iš mano patyrimo, asmeninio patyrimo, kalbant su kitais, tai gebėjimas reflektuoti, ką padariau ir įvertinti, ką buvo galima padaryti kitaip. Ir po to jau, kur ateina sustojimas čia ir dabar, tai taip labai paprastai šnekant, mes visi turim savo kažkokių įprastų veikimo būdų, kažkokių automatinių veiksmų, kur jeigu X, tai Y, jeigu mes ten, tokio ten charakterio kaip tu, jeigu nepatinka, tai pertraukit ten ir žinai. O čia kaip pavyzdys. Taip. O tas, tobulėjimas tai yra supratimo, kas aš esu sąmoningas, suvokiu, koks aš esu, kaip aš reaguoju. Ir tada galbūt aš pradžioj po to, kai vyksta, pažiūriu, o po to po truputį pradedu sustoti čia ir dabar. Pagaunu mano automatinę reakciją tokią, gal galima kitaip. Tai tąja prasme, ten, įvairių įvertinimo kažkokių skirtingų tų tipologijų yra, kurios apibrėžia mus kaip žmonės, ten temperamentai, diskas, ten tie gipso, kur EMFP ir taip toliau. Gale dienos tai yra naudinga, kad save suprasti, bet iš esmės tai nėra nuosprendis. Ir esu susitikęs kalną žmonių, kurie ne tai, kad perkuria savo asmenybės, jie tiesiog, jie moka sustoti. Taip, čia labai taikliai pasakai. Ir Gediminai, visai jau pabaigą varant. Jau varom. Tai pabaiga. Matau jau visai jinai čia taip už kampo. Įsivaizduok, kad turi magišką lazdelę. Jie pamoja ir tai, kas norėjai, įvyko. Tai jeigu motum su mintimi, aš norėčiau, kad visi pardavėjai arba pardavėjos vieną dalyką pradėtų daryti kitaip arba įgytų. Koks tai būtų? Arba gal nedarytų. Nepasiduot. Nepasiduotų, jeigu jiem kažkokia bloga diena ar kažkas nepasisekė, tai aš manau, kad galbūt daugelis pardavėjų tą turi ir nepasiduoda, bet daugelis pardavėjų to neturi. Ir aš manau, kad tai yra tokia bandymo savybė, kurią aš pamočiau ir visiems duočiau. Bandyti. Nes kito atveju, tai jo, klientas nepirks. Nepabandęs nesužinosi. Mėly pardavėjai ir pardavėjas, nebijokit klyst, darykit dalykus, nepabandžiusios nesužinosit. Ir tai yra nuostabi medžiaga jums sužinot kažką naujo apie save, apie kitus, kaip jūs juos veikiat, kaip jūs esat veikiami. Ir tai yra kelias tobulėti. Ane? Taip, ačiū. Gediminai, ačiū labai, kad skiriai laiko, energijos. Šitas beveik 2 valandas pašnekėti apie pardavimus. Ačiū tau, kad pakvietei, malonu pasidalint savo žiniom, savo patirtim. Tikiuosi, kad tas, kas klauso, tikrai ras tą galbūt sutapatinimą, kaip jis dirba ir ką galės pasimokyti. Ta istorija tokia įdomi, nesakyčiau, kad išskirtinė, bet niekada nežinai, kur tu čia atsidursi ir ką tu čia sugalvosi veikti. Galbūt tas, kas dar yra studentas ir nežinau, ką čia veiks gyvenime, kai kas ten vėliau, niekada nevėlu. Kažką pradėti, kažką pakeisti ir bandykit, darykit. Puikiai. Su tą mintim tada ir baigim ir ačiū tau. Ačiū.